Šiame epizode kalbinu Dovydą Zavackį, kuris yra Befriend AI įkūrėjas ir AI lektorius. Žmogus sukaupęs milžinišką patirtį HR srityje ir šiame epizode kalbame apie tai, kaip AI ir HR susilieja į vieną visumą, kaip generatyvinis AI padeda mūsų kasdienybėje ir kaip išvengti pagrindinių klaidų, kurias tikrai dažnas darome. Beje, pastebėjau, kad dauguma žiūrovų vis dar nėra užprenumeravę mano kanalo. Tai prašau tai padaryti, tai labai padeda kanalui augti ir galbūt jau greitų metų surinksime pirmąjį 1000 subscriberių. Kaip man, pavyzdžiui, tave reikėtų pristatyti apskritai visiems savo žiūrovam? Ok, tai aš esu Dovydas, Dov Zavackis, ir atkeliavau į AI pasaulį kaip per atsitiktinumą, kaip aš vadinu, kadangi daugybę metų užsiminėjau talentų medžioklę užsienyje ir dalis tų talentų buvo netgi data science, kas machine learningo žmonės, kas kaip ir labai susijęs su AI yra. Ir prieš porą metų, jau dabar 2,5 metų atgal pasinėriau į generatyvinį AI. Ir jau dabar lygiai 2 metai, kaip padedu įmonėms, organizacijoms ir komandoms pasižiūrėti į būtent generatyvinį AI kiek kitom akim. Tai mokymai yra mano pagrindinė veikla. Taipogi mėgstu kalbėti renginiuose, meetupuose, konferencijose ir ne tik. Ir tas temų spektras yra irgi gan platus. Tai nuo failų iki dabar šiemet bus net mentorystės tema. Tai jo. Okay. O kaip, jeigu kabinant dar giliau, kaip pradėjai savo kelią HR srityje? Ar yra kažkokia įdomi istorija? Yra labai įdomi istorija. Tai čia yra, mes grįžtam kokį 19 metų atgal. Aš dirbau tokioj kultiniai, tuo metu labai kultinė buvo organizacija Transcomas. Ir tai buvo toks kaip skambučių centras. Tuo metu Lietuvoje buvo realiai 2 skambučių centrai. Tai Transcomas buvo tas, kuriame buvo arba operacijų centras vadinamas. Ir aš tenai buvau grupės vadovas. Ten aš bendrai 6 metus praleidau. Ir mes dirbom prie labai didelio projekto su anglišku Tele2. Žmonės net nežinojo, kad angliškas Tele2 egzistavo. Fiksuotas ryšys, kol jie nenupirko. Ir realiai mūsų projekto, kai įmonė dingo, ją kai nupirko, tai mūsų projektą mažino, uždarinėjo ir visus grupių vadovus, kaip sakoma, jiem rado vietą tapti grupės vadovais kitose komandose, o man tokios vietos nebeliko. Ir aš atsimenu tokiai panikai, kai jau liko porą savaičių iki projekto pabaigos, aš suprantu, kad aš be vietos. Ir mane, čia buvo gegužės paskutinė diena, mane pasikviečia personalo komanda ir sako, žiūrėk. Rytoj viena, ta, kuri buvo Lietuvos vadovė, tampa Baltijos vadovė, ta personalo moteris, kuri buvo asistentė, tampa Lietuvos vadovė ir mes turim asistento poziciją, gal tu nori. Tai man čia buvo ne tai, kad toks kaip šunį numestas kaulas, bet aš psichologiją žiauriai domėjausi nuo paauglystės. Ir tiesiog taip viskas sutapo, kad iš pradžių aš dariau labai daug dalykų, o po to mes išsiskirstėm labai siaurom tokiam nišom ir aš pasiėmiau payrollį. Tai yra dokumentai, atleidimai, priėmimai, atlyginimai, atostoginiai, premijos ir visa kita. Tai buvo labai smagus dalykas tam tikrą laiką, tai čia labai seniai. Ir ironiška, kad po to įvyko finansų krizė ir natūralu, kad vieni pirmųjų pajautė tą personalų žmonės, kadangi pradėjo stabdomas buvo atrankos ir visa kita. Tai man po to prireikė, dabar galvoju, kokių 3-4 metų, kad vėl sugrįžti į atrankų komandą ir mane vėl ta pati vadovė atsivedė jau tuo metu į Western Unioną. Tai irgi toks full circle momentas įvyko. Geras. Šiaip labai pažįstama situacija, nes aš kaip ir minėjau, pats buvau Lintel kontaktų centro grupės vadovas ir aš iš tikrųjų iš tos komandos išėjau tik tada, kai jau ją pradėjau uždarinėti. Ir lygiai taip pat turėjau atrasti save iš naujo kažkur, bandant kažką kito. Taip nuėjau į marketingą. Ir kas yra labai ironiška, kad tu buvai minėjęs, kad mes tų pačių metų būdami buvom grupių vadovai. Ir tai yra kosmosas. Tai, nes žinai, kai tau yra 21 ir kai pas tave komanda yra nuo 18 iki 45, tai yra nesuvokiamas kosmosas, kai tau reikia vyresniems žmonėms juos kaip ir prižiūrėti ir padidinėti. Tai yra nesuvokiama. Bet Lintelėje aš irgi po to dirbau, tai mūsų tas persipinimas yra įdomus labai. Tai labai įdomu, nes supranti, kur yra momentas. Aš atsimenu, kai manęs vadovas tuometinis atėjo ir sako, dar prieš pat tampant to grupės vadovų, dar nežinojau, kad mane jau atrinko, sako, o kaip tu įsivaizduoji, kaip tu
vadovausi žmonėm, kurie dirba ilgiau čia ir yra vyresni už tave. Ir mane iš tikrųjų tik tada hitina realybė, kad aš tikrai tai turėsiu daryti. Ir be to, nežinau kaip Transcome, bet lentelį mes ir patys savo žmonės atrinkinėjom. Taip, HR skyrius patalpindavo ten skelbimus, vėliau mums tos įvekus permesdavo ir mes jau pokalbis patys prasivesdavom. taip, Tai taip. buvo irgi va tokia įdomi HR patirtis, pačiupinėjimas, žinai, tie tokie pokalbiai. Man šiaip iš Jo. tikrųjų patiko, visai įdomu. Čia, žinai, yra labai unikali patirtis, kadangi dabar tikrai yra labai daug galimybių ir labai daug įvairių įdomių organizacijų, kurias galima eiti. Ir galbūt va, tie call centrai nėra ta tokia erdvė, į kurią jaunimas šiaip eitų va tiesiog, ne? Tuo Turbūt net metu, nepagalvotum. nu taip, nes realiai, čia žinai, kaip kokiam ten buvo filme Slumdog Millionaire, Lūšnynų milijonierius, kur ten irgi iš call centro buvo ne va tai personažas, ne? Kad tie call centrai, va ypač Anglijai, ne, tarkim, kai aš gyvenau, tai jie yra užsitarnavę tokį labai blogą vardą, ne va tai čia blogiau negu kasininkas. Bet realiai tuo metu, vat, kai aš tą dariau, tai buvo turbūt viena iš nedaugelio galimybių dirbti užsienio kalba. Ir ten būtent ir atsirado būtent dėl tų visų paslaugų centrų Lietuvoje ir Norvegų. Ir švedų kalbų labai didelis poreikis dėl bankų, ne? Ir tai yra unikalu. Tai buvo tikrai labai unikali patirtis, kuri dėja dabar toks biškai kaip nykstantis mohikanas yra. Tai. Ir iš tikrųjų labai daug žmonių ir iš mano aplinkos yra dirbę vienu ar kitu etapu skambučių centruose. Taip. Kažkas ten su Top Shopu, kažkas tam pačiam lentelį. Aš Top Shop irgi dirbau. Tai kažkas Transcome. Ir aš kažkaip galvoju, kad žmonės paragavę tos duonos, jie įgauna tokį labai gerą vadybinį pagrindą, psichologinį kažkokį, nežinau, aukštesnį kartelę išsiugdo savyje, nes nu ten tikrai yra to spaudimo. Nes tu žinai, kad tu paskambini, tavo skambučio dažnu atveju niekas nelaukia. Ne. Tai šitoje vietoje Čia labai gera mokykla. labai. Ar rekomenduotum šiuolaikiniam jaunimui pabandyti? Žinai, mano pirmi darbai buvo iš vis padavėjas, žinai, restoranai, viešbučiai, ne? Tai aš visada sakiau, kad vienas pirmųjų darbų turi būti aptarnavimo srity, kad tu turėtum galimybę įvertinti, kokių būna šlikščių žmonių, kaip klientų ir kaip tu turi perlipti per save ir kaip tu turi realiai išmokti su tuo susitvarkyti. Ir tave truputį nusodina ant žemės, ne? Tada tu realiai tokią patirtį gavęs, tada tu visai kitaip žiūri klientų aptarnavimą. Pavyzdžiui, su call centrais tai yra didelis labai iššūkis, nes mes esam visiškai nepakantus dabar, ne? Mes iškart rėkiam pakeltų balsų, jeigu reikia ilgiau negu minutę eilėje laukti. Nu, mes esam truputį išpindėję šito klausimo. Užsienio klientai yra įpratę po 30 minučių laukti ir viskas normaliai, žinai. Bet ar tai yra ta patirtis, kurią aš siūlyčiau? Aš manau, kad bent kokį pusę metų tai tikrai nepakenks. Ir tai tikrai nutupdo žmonės vat ant žemės. Tai tada tu pradedi vertinti kitus darbus ir galbūt organizacijas visai kitaip. Nes, žinai, dabar ateina kartos, kurios ateina į personalą ir skundžiasi dėl atsibodusių surelių ar batų, žinai, pasirinkimo. Tai, žinai, aš daugybę metų, kai dirbau ofisuose, tai tu džiaugiasi, jeigu ten indų yra, žinai. Nu, iki tokio. Jeigu puodelio pačiam nereikia įsiplauti. Taip, žinai, o čia dabar, kai yra tikrai, kiek yra tekę, ir vienaragiai, startupai, labai fainų yra ofisų, nu ten ir brangiausiai riešutukai, ir ten sureliukai, ir ledai, ir viskas, ne? Tai, nu, hebra, nu, jeigu kažkas nepatinka, atsineškit patys, ta prasme, tai, nu. Geras. O tai gerai. Buvo HR-as, buvo prieš tai buvę darbai aptarnavimo srity. Kada atsirado tie pirmieji, tokie poreikis, gal pirminis, susipažinti su tuo AI-um, kur dabar jau esi? Tai, žinok, čia ir buvo 23 pati pradžia, aš buvau baigęs savo talentų medžiojimo kontraktą ir buvau kaip tik grįžęs į Lietuvą ir taip kokius kelis mėnesius dar svaršiau, nežinojau, aš neplanavau likti, bet po to, kaip tik prasidėjo metai ir aš taip vasario 1, atsimenu, persiregistravau po daugybės metų, kiek čia 9 metų sugrįžau jau oficialiai su visais mokesčiais, su visko į Lietuvą. Ir tada aš pradėjau knibinėtis. Tai, matai, žinai, AI-us tai nėra naujas dalykas, ne? Čia realiai dabar daug kas, kai kalba apie AI, tai tiesiog dada lygybės ženklą su generatyviniu AI. Mane ir sako, o čia nauja technologija. AI-us pats iš savęs nėra naujas dalykas, tai tiesiog yra generatyvinis AI-us tapo revoliucija dėl akivaizdžių priežasčių.
Tai ir man tas buvo labai įdomu, nes šiaip, vat, aš manau, kad čia yra vienas iš talentų medžiotojų, ypač tų, kurie ieško tų pasyvių talentų, kaip ir privalumų, kad mes visada ieškom kažkokių naujų technologijų, kurios palengvins tavo kasdienybę. Ir aš tiesiog buvau pamatęs, kad mano, sakykime, tam LinkedIn viešoje erdvėje labai daug yra bazo dėl ChatGPT ir aš galvojau, čia ale Clubhouse'as bus, žinai, kur ten bazas yra ir po to ima ir dingsta viskas. Ir po to aš kažkaip vengiau ir po to aš atsimenu per vieną dieną sutapo taip, kad aš pamačiau David Guettos video YouTube apie tai, kaip jisai nuklonavo Eminemo balsą ir padarė dainą The Future of Rave. Kažkaip, man atrodo, ir paleido per koncertą. Ir po to Mind Valley organizacija, kurie kaip ir save tituluoja #1 education platform in the world. Tai jie buvo irgi atsiuntę, kad į savo newsletteryje, kad jeigu tu nenaudoji AI'aus, tai tu esi vos nepraeitis. Tokį. Ir aš tai per vieną dieną gavau 2 tokius labai stiprius, tiesiog iš skirtingų labai pusių, būtent kaip ir tokius spyrius arba tokius nudžus. Ir tada aš supratau, kad gal reikia į tai truputį ir pasižiūrėti kitų kampų. Ir tada tiesiog aš turėjau labai daug laiko ir aš tiesiog žaidžiau. Ir va tas turbūt ir buvo pliusas, kai tu neskubi ir tu gali patyrinėti. Ir iš to po to tiesiog atsirado taip labai natūraliai, kad aš ir Midjourney pradėjau nuotraukas gan anksti iš karto, nes mano ChatGPT ir Midjourney buvo pirmi įrankiai, kur aš iš karto turbūt nuėjau į mokamą versiją, nes aš labai greit supratau, kad yra daugiau dalykų, negu galima padaryti su nemokama. Vat buvo irgi Ruben Hasid toksai žmogus, kurį aš atradau LinkedIn'e, jis dalinosi ir dabar dalinasi labai daug turinio online ir aš vat mėnesio pradžioje kaip tik su juo turėjau galimybę gyvai susitikti Paryžiaus AI'aus konferencijai. Tai man buvo kaip sutikus Michael Jacksonas, žinai, nes kai tu sutinki žmogų, kuris net nežinodamas tave įkvepia tave gilintis į tai, apie ką tu galbūt niekada negalvotum, tai yra labai faina. Ir žinai, ir čia gal yra kitas dalykas, kad tas toks imposteriukas, jisai pas mane visada gyvenime yra, žinai, nesvarbu, ar aš ieškodavau talentų, ar aš dar kažką darydavau, tai žinai, irgi toksai, kai pas mane yra tokie pora labai artimų draugų, kurie yra labai techniniai AI žmonės, ir aš sakau, o Dieve, kaip man gėda, aš toks visiškai netechninis ir ką aš iš vis veikiu. Ir viena draugė labai gerai nuramino ir sako, žinai, yra labai svarbu, kad į AI ateitų žmonės iš savo kažkokios konkrečios nišos, kai tu labai gerai išmanai kažkokią sritį ir tada tu gali įnešti savo realią patirtį ir perleisti per būtent AI'aus, kai sutarkim taip, kai aš kalbu apie AI, aš kalbu apie generatyvinį AI, kad būtų paprasčiau, ne? Tai ir tada iš to gali atsirasti labai daug naudos. Nes iš pradžių tai prasidėjo kaip žaidimas. Aš atsimenu... Turbūt kaip ir pas daugumą. Jo, aš atsimenu dar kokį vasario mėnesį. Tai aš jeigu sausį pradėjau gilintis, čia netgi vasarį aš vasarį ir kokios jau po savaitės, po 2 pas mane atėjo 2 labai artimos draugės ir jos abi dirbo marketingo komandose vieno iš pagrindinių maisto prekybos tinklų. Ir sakau, tai ar jau bandėt, ar jau žiūrėjot, ir jos su vaikais pažaidėm kažkokią nesąmonę. Sakau, palauk, jūs nežinot, ką jūs darot. Ir kai mes per 10 minučių sudėlėjom marketingo planą, ten 6 mėnesių į priekį ir projektų valdymą ir jos taip, sako, bet tai čia padarė mano savaitės darbą, sakau, būtent. Ir tie tokie galbūt natūralūs pasidalinimai ir tada mano draugams surezonavo ir jie pasakė, tai tu galėtum daryti mokymus. Ir kadangi pas mane jau buvo gal kokiais 22 metais buvom 2-3 žmonės iš sourcingo, rekrutmento erdvės, kurie buvo pasakę, kad man reikėtų daryti mokymus. Tada aš galvoju, iš pradžių aš taip nusijuokiau ir po to mane dar po mėnesio kita draugų komanda pačelendžino ir sako, žinai, jeigu tu padarysi mokymų grupę, tada aš ateisiu. Ir mano pirmieji mokymai buvo 5, mes buvom gal 5 iš viso, atsimenu Mažvydo bibliotekoje, iš kurios iš tuo metu erdvę darbinę nuomavausi.
ir buvo vat balandžio vidurys, ta prasme, apie AI, ne, ir tai buvo po to jau tas korporatyvinis klientas, tai buvo Liepos mėnesį, atsimenu, Girteka buvo mano pats pirmas klientas, tai aš net negalėjau patikėti, Geras. tai, žinai, ir vat nuo to kažkaip viskas įsisuko, tai ir, žinai, ir tai ir pradėjo toks eiti ir vat labai įdomu iki ko tai nuėjo. Tai. Šiaip labai, labai įdomiai pasakoji, klausau ir toks net, atrodo, net nėra noro didelio įsiterpti, nes pats kažko vis idėjų visokių pasigaudau, bet man pirminis klausimas iškart kyla, pirmieji klientai, vat, iš AI srities atėję, ko jie tikėjosi? Ar jie norėjo suprasti apie tą generatyvinį AI daugiau? Ar jie kažkaip, kadangi tu buvai prieš tai žinomas kaip ir HR profas, ar jie norėjo matyti, kaip tą AI pritaikyti HR-ui, ar vat, koks tas buvo jų poreikis pirminis? Tai, matai, pati pradžia tai būdavo toks labiau įvadinis dalykas, ne? Tai tarkim, man nuo pat pradžių buvo labai įdomu ir svarbu kalbėti apie mindsetą, kad tai nėra įrankiai, o kad tai yra būtent mindsetas, kuris yra reikalingas. Tai, žinai, tai būdavo pagrindinis fokusas, aišku, ta prasme, kaip daryti, ką daryti, kaip tas promptinimas atrodo. Ir netgi, aš dabar galvoju, mano galbūt pirmi 3 klientai buvo visiškai personalo komandos. Tai man ir su Girteka buvo biški plačiau. Nu jo, šiaip HR, ta prasme, ten yra L&D ir HR, ta prasme, visos organizacijos mastu. Tai tas man buvo labai artima ir įdomu. Bet aišku, žinai, po to, kas pradėjo vykti, kad tiesiog kai tu gali kalbėti apie tuos, sakykime, įvadinius dalykus platesniai auditorijai, tai būdavo, žinai, man atrodo, mano mažiausia grupė buvo 5 žmonės būtent personalo, nes personalo ne visos yra komandos didelės Lietuvoje, o daugiausiai yra pasijungę apie 1000 online per vieną sesiją, žinai, iš vieno iš bankų. Nu, žinai, tas įspūdinga, tai kas yra? Ta prasme, kad kai tu darai onlininę sesiją, nu, tai ten, žinai, tie skaičiai, jie gali būti kosmosas. Bet žinai, ar tai iš tikrųjų turi tą tokią vertę iš tos pusės, ar žmogus tikrai yra tuo metu pasijungęs, ne, yra mailai ten tas, na, žinai, ir žinai, ir aš kartais juokauju, kai, tarkim, žmonės pasijungia per Zoom ar per Teamsus ir tu, tarkim, kažkas įsijungia kamerą, kažkas ne, žinai, ir tu kaip dalyvis, tu niekada nežinai, kuriuos žmonės rodo lektoriui. Ir, pavyzdžiui, mano, atsimenu, irgi gal vieni pirmų mokymų buvo taip juokinga, kad aš, pavyzdžiui, ten vedžiau 2 gal valandų mokymus ir vienas žmogus, kurį aš mačiau ekrane, jis visą laiką ar tai žiovavo, ar tai telefonu kalbėjo, ar tai atsistodavo, išeidavo tuščias, žinai, būdavo tas darbinė aplinka. Žinai, ir tada tu tą matai, tu to negali niekaip paslėpti, tu negali niekaip, nu, ir žinai, ir tas toksai, ir tu nesupranti, ar tą, ką tu darai, yra įdomu, ar neįdomu, žinai, bet po to tu pradedi kiek kitaip tai reaguoti, nes aš vienu metu buvau iš vis nustojęs daryti onlininius mokymus, ta prasme, gal kokie 9 mėnesiai net nenorėjau daryti, nes vieną kartą parėjo grįžtamasis ryšys, kad labai, kaip ir patiko, bet labai trukdė jūsų šuo. Sakau, aš neturiu šuns. Sako, jis per daug garsiai lojo. Sakau, aš neturiu šuns. Sakau, tai aš nežinau, su kokiais mokymais jūs sumaišėt, bet, nu, sakau, kaip ir netitinka realybė. Sakau, kad mano katė ryklys praeidavo per ekraną ir kartais tikrai pariekdavo, tai yra buvę. Bet čia galbūt 2 kartai tokie. Tai, nu, žinai, tai čia online'as yra labai, labai slidus dalykas, nes kai tu esi gyvai, tai yra, tu realiai matai gyvą tą tokį įsitraukimą. Ir tu matai, kas žiovuja, tu matai, kaip, kur pakreipti tą turinį, ne, nes pas mane visada būdavo, tu jauti ir tu gali nuimti pulsą vietoj irgi. O žinai, kai ten yra 1000 žmonių ir tu paleidi kokį slaidą, ar ten įsitraukia kokie 50, nu tai, žinai, tai čia truputį irgi ne tas. Tai tugi su botagu nepriversi, žinai. Tai, Ok. Tai bandykim nukirsti tą labiausiai knietinčią temą turbūt visiems, nes baimės pilnos kelnes turbūt kas antrą, gal kas trečią žmogų turbūt Lietuvoje, kas bent kažkiek domisi ir sėdi ofise ir turi kažkokį administracinį darbą. Dirbai su HR, dirbai su mokymais AI-us, HR komandomis, dabar turbūt ir plačiau savo veiklą visą vykdai. Kaip galvoji, kokių visgi pozicijų per ateinančius 5 metus tiesiog nebeliks? Iš to, ką matai dabar. Supranti, man tai yra vienas sunkiausių klausimų, todėl kad realiai, jeigu mes pasižiūrėtumėm, tarkim, nu gerai, atsukam laiką 3 metai atgal. Kas būtų pagalvojęs, ne, kad mes turėsim tą, ką mes turim. Tai žiūrėk, kiek dabar yra
verslų susikūrusių ant kalbos modelių pastatytų, ane? Nu, pavyzdžiui, mano lygiai taip pat, ane? Kiek yra produktų atsiradusių. Tai tarkim, aš labai, aš labai nemėgstu šakėm ant vandens biški taip braukyti, nes man tokie biški kaip pastaro būrėja kokie atėjus, ne? Mhm. Nu, tai nebūtinai yra faktas. Aš manau, kad iš esmės galbūt žiūrint vat, pagal tai, kas dabar vyksta, yra, pavyzdžiui, net vienas dalykas yra darbai, yra kitas dalykas, vat, aš nežinau, ar tau yra teko girdėti AI 2027 Mhm. projektas, ne, kuris aš pats dabar šviežiai su juo susipažinau ir netgi radau labai įdomų YouTube video apie tai, aš nežinau, gal jeigu naudinga galim įdėti į aprašymą pačią. Jo, įdėsim kažkokią nuorodą. Fantastiškas video, kuris truputį parodo kitą kampą. Ne? Aš manau, kad realiai yra labai sunku prognozuoti, kodėl. Kad dabar pagal tai, kas vyksta, realiai vyksta tokia kaip ir kova tarp Kinijos ir Amerikos AI. Ne? Ir labai Mes stipriai su visom gamyklom, su viskuo. žiauriai stipriai. Ir realiai, kadangi yra labai atlaisvinta, ką gali daryti Amerikoje, ir pavyzdžiui, mes turime AI-aus aktą, kuris beprotiškai riboja viską, ne? Tai yra tikimybė, kad ES šiaip labai nepasivis, ne, to, kas vyksta Kinijoje ir Amerikoje, nes jie nori dominuoti, ne? Tai realiai kalbant, jeigu taip grįžiūrint į darbinius dalykus, šiaip net ir žiūrint istoriškai, ta visa automatizacija, aišku, mes negalim prilyginti, tarkim, industrinės revoliucijos to, kas vyksta dabar, ne? Todėl, kad anksčiau darbai buvo tokie pavojingi darbai buvo, sakykime, automatizuojami, kas yra labai gerai, nes net ir dabar yra žiūrima, kokie yra patys nesaugiausi darbai, kuriuos gali pakeisti robotai. Ne? Aš pavyzdžiui laikausi nuomonės, kad Amazono sandėliuose žmonės neturėtų dirbti. Man tai yra vergovė. Tiesiog iš to, kokie yra targetai ir kaip, man nelogiška. Ir Ne? akivaizdu, kad vis mažiau ten jų ir dirba. Ir tai yra labai gerai. Tai va ten visa robotizacija, automatizacija ten tikrai turi eiti. Ne? Kas su tuo nutinka? Kad kai mes įvedam automatizavimą į robotus, tie žmonės, kurie anksčiau galbūt dirbo tą darbą, jie persikvalifikuoja ir jie tampa tai žmonėm, kurie žino, kaip tie darbai turi būti atliekami ir jie pradeda prižiūrėti tos robotus. Kaip kokybės kontrolierius. Jo, ta prasme, tai tas automatiškai įvyksta upgrade'as, ne? Aš manau, kad didžiausia rizika yra tiem žmonėm, kurių darbas yra toks popieriukų stumdymas, ne, va ten tiesiog, kur, gerai, yra valstybinės institucijos, padavė prašymą ir atsakysim per 20 dienų. Tai vat visi tokie dalykai, aišku, į valstybinį sektorių tie AI sprendimai ateis tikrai gal pavėluoti, nes yra milžiniškos investicijos, nes Ir saugumo klausimai. nes negeneratyvinis AI yra, žinai, čia kaip gerai yra pasakoma, kad negeneratyvinis AI yra strategija, ne? Tai gali būti tiesiog papildomas toksai dalykas, kaip suefektyvinti darbą, bet tai nepakeis iš esmės visko. Bet, sakykime, kitas aspektas tai yra, tarkim, galbūt klientų aptarnavimo, ne, va tie patys call centrai, ne, jų tikėtina reikės vis mažiau ir mažiau, nes, tarkim, aš ir pats dabar matau, kad yra labai daug, net ir Lietuvoje, chatbotų, kurie, sakykime, kai kurie yra geri, kai kurie yra negeri, yra apmokomi visom tom procedūrom, visa ta informacija, kuri yra klientų aptarnavimo. Tai visiems gerai žinomas prekės ženklas Hostingeris, kurį tikrai naudoja daugelis, turi chatbotą. Aš naudoju irgi, taip. Tai aš pats naudoju landing pages karts nuo karto, kuriuosi skirtingiam savo net ir pasiūlymų pateikimam, kai klientas yra maksimaliai didelis. Taip. Tai būna tokius bairius darom ir kai susidurėm su problemom, taigi pradžiai ten AI aptarnauja ir tik tai palaiko, tu išsireikalaut gali, kad prie tavęs prisijungtų žmogus, kai jau AI pradeda sukt ratą ir tu matai, kad jis pradeda kartotis. Taip. Bet ant tos bazinius poreikius, man atrodo, jisai tikrai atliepia. Taip. Kiek jų iš tikrųjų išsprendžia ten tų keblių situacijų klausimas, čia turbūt pačio Hostingerio būtų įdomu paklausti. Aš šiandien kaip tik apie tai asmeniškai parašiau Hostingerio būtent AI žmogui, kuris buvo įdėjęs postą apie Cody, nes tai yra, tarsi, šiaip Hostingeris kaip komanda, būtent tech supportas, jie yra fantastiški. Aš, Hostingerį naudojau, kokie dabar galvoju, 3 metai, kai aš iš užsienio grįžęs, ieškau lietuviško tiesiog analogo, persikelt visus savo tinklapius ir viską. Tai tikrai yra super. Pats kodis
Jisai manęs nesupranta dar kol kas. Tiek, kiek aš norėčiau ir man tai yra ironija, nes aš tikrai dabar vat ką su LLM-ais išmokau, tai kaip įmanoma aiškiau suformuluoti tą užduotį. Tai man būna tokių trigeriukų, tai aš kartais ChatGPT paklausiu, nu, vat yra tas toks dar niuansas, bet aišku, yra didelė komanda, kuri prie to dirba ir tai tikrai tobulinamas yra įrankis, bet aš manau, kad jie tikrai yra vieni geresnių Lietuvoje būtent su chatbotais iš esmės, ta prasme, kaip organizacija. Tai Bet aš vienareikšmiškai. teisingai suprantu, kad jie patys tai daro. Jie Tai yra jų produktas. neperka produkto. Ne, tai kiek aš suprantu, tai yra jų pačių padarytas produktas, nes aišku, žinai, pas mane yra, pavyzdžiui, CRM-as, kurį aš naudoju, tai yra amerikiečių įmonė, Mhm. tai vat jų tas chatbotas yra fantastiškas, ta prasme, todėl, kad tai jie tiesiog yra nusipirkę sprendimą ir sukėlė visą informacinę bazę, kaip duka, žinai, klausimas atsakymas, super išsprendžia viską, žinai. Kai tu kaudini pats viską, tada, nu, natūralu, kad tie dalykai yra biški Ir užtrunka. šiaip mes, kai esam lietuviai su savo labai specifinė kalba, Taip, tai globaliem produktam adaptuoti viską lietuvių rinkai yra pirma ir brangu, ir labai labai, retai kada apsimoka. Tu turi būti labai mega retai. gigantas, kad norėtum paimti visą pasaulį su galybė kalbų, nu tada tu investuoji pinigus ir taip pat susirenki kažkur daugiau paprašydamas pinigų už tai, kažkur mažiau. Bet galutiniam rezultate, nu, mes lietuviai nesam labai daugam įdomus. Nu, Taip, tokia jau ta realybė. Nu, taip yra. dėja, taip, taip, Tai vien dėl rinkos dydžio čia, nu, paprasta rinkos ekonomika, ne? jo. Bet va čia Aš šiaip, žinai, įdomus faktas. aš šiaip dar galvoju dėl tų kitų pozicijų, ne, tai tarkim, vat, iš karto atsiranda klausimas dėl kūrybinių žmonių, ne? O taip. Aš pats esu iš menininkų šeimos, ta prasme, dailininkas tėvas, dailininkė mama, tėvas fotografas, klasikai, broliai fotografai, visa giminė fotografuojantis, menas ir visa kita, ne? Ir iš tikrųjų tai yra, vat irgi net su teisininkais aš mėgstu pažaisti tokį dalyką ir tokią diskusiją, kad aš iš vis turiu tokį pojūtį, aš kažkada studijavau nesėkmingai teisę, kad copyrightas, tas autorinės teisės iš vis išnyks kažkuriuo metu, nes, nu, bus visiškai nebeįmanoma įrodyti, kas ką sukūrė, ne? Ir va čia yra labai labai slidus reikalas, nes, pavyzdžiui, kalbos modeliai yra apmokyti ant krūvos autorinių darbų, ne? O taip, ir juos labai lengva prigauti iš tikrųjų šią sekundę, net uždavus specifinius klausimus, kurie teoriškai kaip ir nežino, neturi, bet per aplinkui suformavus klausimą tu gali gauti vos net citatą tiksliai iš knygos. Taip. Tai matai, čia dar kitas yra dalykas, kad jeigu yra nišinis, tarkim, autorius, vat gerai, mano broliai, ne, tai jų nuotraukos nėra apmokytos modelio, nes jie per nišiniai, ne, bet visi ten tie žinomi atlikėjai, tai yra visai kas kita. Tai dabar, jeigu aš neklystu, kad dabar galvoju, ar OpenAI'us, ar Midjourney, manau, kad OpenAI'us yra paduotas į teismą dėl Simpsonų atkūrimo, kad gali atkurti pagal Simpsonų tą piešinėlių, tą braižą, ne, ir kurti. Tai žinai, vat, animacija anksčiau taigi užtrukdavo belė kiek laiko sukurti. Dabar tu gali 1-2 ir turi jau animaciją, jau turi video ir visus kitus dalykus. Tai aš manau, žinai, kad visas audio tas productionas, kas nutinka, tarkim, muzikantams, kas irgi yra labai slidus reikalas, aš kadangi vat, muzika man yra didelis mano gyvenimo tiesiog, kaip sakoma, džiaugsmas ir labai didelę reikšmę turintis dalykas. Tai aš kiek 8 metus turėjau muzikinį blogą, kur mes dirbom su muzikantais iš viso pasaulio, kurie yra nepriklausomi. Tai Indie Top 39 toksai. Ir ką, žinai, aš pamačiau, kad jie labai stengdavosi papulti į reklamas ir į filmus, ne? Nes iš to gali gauti didesnį honorarą. Tai dabar, pavyzdžiui, tu gali tuos dalykus pasidaryti su AI. Nu, žinai, nebūtinai tu gausi autorinės ir visa kita, čia priklauso nuo įrankio. Mačiau su YouTube'u labai daug yra iššūkių ir sūno naudojimų. Nu, ten yra daug visko dėl monetizavimų. Jo. Šiaip YouTube'as labai apribojo AI-us contentą, kurio buvo tiesiog spaikas į viršų milžiniškas. Ir iš esmės. Nes, nu, tu žinai, tu žiūri žinai, ir kai tu pradedi, aš suprantu, žinai, aš pats nesu pasidaręs dar dvynio jokio savo, ne, bet aš suprantu, kodėl tai žmonės daro ir yra labai faina, kai jie padaro labai kokybiškai tai. Ir tada tas tavęs netrigerina. Tu supranti, kad tu matai AI-aus tą botuką, bet jis atrodo labai natūraliai ir labai kokybiškai. Bet kai tu supranti, kad kas antras video dabar vos ne eina AI-aus avataras, kuris kalba
ten 5 dalykai, pam, ir vienas iš jų bus reklama. Ir tu tai, hebra, tu jau supranti tą trendą, ne? Jo, Ir ir mane čia tas labai labai įdomus, žinok, užknisa. dalykas iš mano asmeninės patirties. Aš pats buvau susigundęs per vieną iš platformų susigeneruoti savo balsą ir tą avatarą. Ir aš taip sėdėjau, atidaręs tą langą ir taip galvoju, bet tiek jų yra atsiradę, ar Taip, aš tikrai noriu leistis į visą šitą reikalą. Ir galvoju, ne, nedarysiu, darau darysiu organiškai, taip kaip išeina, su visais pliusais, su visais minusais, su kalbos šiukšlėm, su viskuo. taip, Nes, kam reikia to turinio visur ir visai, kad tik jajus, kad tik paprasčiau, kad tik greičiau. Ne, kūryba ir yra visas procesas. taip. Tai nėra, kad tau išspjovė viską, žinai, čia ChatGPT sugeneravo, nes aš turėjau šiaip žiauriai įdomią užklausą, kurias tiesiog atsisakiau, kur sako, žiūrėk, mums reikia žiauriai daug kontento, minimum 200 reelsų per mėnesį, bet mes, sako, norim, kad tu viską su jam darytum, sako, tu neapsikrauk, sako, tu sugeneruok tekstą, Per įspjauk. vos ne per 2 valandas, ne? Jie man platformą surašė, kur kaip ką padaryti, kad tiesiog techniškai padaryčiau. Ir sakau, ne, žinokit, ne. Aš šitą... Čia ir skamas. Čia yra visiškas skemas, nes to turinio, belekiek su tais mega hyper editais gali pridaryti, žinai. Tai aš atsisakiau, sakau, žinokit, aš nesu tas žmogus, kuris norėtų apsiimti tokios apimties projektų, nes aš netoleruoju AI-aus kišimo per prievartą visur, Taip. kur reikia ir kur nereikia, siekiant greitų uždarbių kažkokių. Jo. Tai sakau, man... Ir žinok, spaudžiu dešinę, nes tai yra vertybiškai man žiauriai gera girdėti. Nes aš visada sakau, pavyzdžiui, ir per mokymus, ir tiesiog su kuo tenka bendrauti, kad realiai dabar mes kiekvienas galim kurti turinį. Mhm. Ta prasme, čia net ne tai, kad kurti, mes jį galim kaip fabriką atidaryti, ne? Bet ar to tikrai reikia? Ar to tikrai reikia? Nes, pavyzdžiui, žinai, kai aš matau, tarkim, karjeros patarimus iš tų žmonių, kurie tiesiog viską ištraukė iš AI-os, tai yra baisu. Ten šitas CV gavo darbą Amazon ir dar kažkur. Ir tu taip supranti, kad, ir tada mane siutas ima ir tada aš komentuoju, sakau, hebra, nepasimaukit, nes kiekvienoje šalyje CV reikalavimai yra skirtingi. Vienoje šalyje šitas CV bus visiškai nelegalus ir pažeidžiantis įstatymus, nes nuotraukų negalima dėti, pavyzdžiui. Mhm. Man atrodo, UK net negalima dėti, tiesa? Kaip? Man atrodo, ir UK negalima dėti nuotraukų, kad nebūtų... Ten pastovi yra keičiasi, bet pavyzdžiui, jeigu aš neklysiu, tai yra Vokietijoje ir Anglijoje negalima dėti nuotraukų. Man atrodo, net ir Lietuvoje negalima dabar dėti, arba nerekomenduojama, bet ten, turis man net negalima dėti nuotraukų. Tu įdėsi nuotrauką, nieko nebus, bet tu gali savo pasikišti, kaip sakoma, pagalių, žinai. Yeah. Tai realiai aš galvoju dar dėl pačių pozicijų, ne? Tai tarkim, jau yra garsiai kalbama dėl tų visų junior developerių, ne? Ir jau tai yra iš aukščiausių lygio ir iš Facebooko, ir iš Nvidios, būtent jau tą einantį informaciją, net ir Paryžiaus konferencijoje Raise Summit, kur buvau Liepos pradžioj, buvo Amazono AWS Europos vadovė ir jinai kalbėjo, kad jie aišku, Amazonas jie gali sau leisti susikurti savo įrankių su tais pinigais, kuriuos valdo, tai ten labai paprastai. Ir jie susikūrė savo vidinį įrankį, kuris jau jiems sutaupė 350 metų developerių darbo. Tai mes galim pagalvoti apie kiek darbų ir kiek etatų, tarkim, tas dalykas mažina, ne? Dabar irgi vakar skaičiau dabar McKinsey ataskaitą dėl AI, generatyvinio AI-aus kaip ir pritaikomumo, ar čia kaip organizacijos... Naujienlaiškį prenumeruoji McKinsey, ne? Ne, žinok, aš tiesiog pas mane LinkedIn'e, aš seku kokį 600 žmonių iš AI-aus, tai žinok, aš tiek turiu turinio, kad aš ten per dieną kokius 50 paustų išsisaugau ir net nedainu iki jų. Tad aš mėgstu nusisiųsti į savo Remarkable, paskaityti ilgesnį kontentą, nes, pavyzdžiui, irgi žmonės labai pasimauna, kad jie, tarkim, aš tą paustą pamačiau, kad buvo toksai labai skambus, kad, generatyvinis AI sufeilino ir nėra atsiperkamumo tokio, kaip čia atrodo, žinai. Nes yra realiai sušėrė žmogus tą PDF į ChatGPT, turbūt nemokamą versiją ir jam išspjovė vieną. Ir daliesiam dalykų net neperskaitė, žinai, žmogus iš vis neskaitė, apie ką paustino. Ir realiai pats dokumentas yra priešingas negu pats paustas. Bet, pavyzdžiui, man įdomu perskaityti tokį dalyką nuo iki, tada aš galiu savo nuomonę susidaryti, žinai.
Nes ir tame atsiranda labai įdomu, kad mes per daug pasitikim ir tu gali žiauriai susimauti, Šiaip darydamas žmonės tokius nelabai, dalykus. nu, aš nežinau, kaip pasaulinis trendas galbūt groja, bet Lietuvoje kritinis mąstymas yra sąlyginis, sakykim. Ir tuo AI-jaus pasitikėjimas nepagristai didelis, nes jeigu žmonės žinotų, kad AI-jus dirba U forma, tai yra pradžią suvalgo, pabaigą suvalgo ir vidurį nebūtinai, nebent jam liepia išskirtinai viską iš eilės pergeneruot, tada gal jis ir padaro darbą. Bet jo, tą informaciją mes visą turim tikrint. Ir tu paminėjai apie tų platformų kūrimą. Ir iš asmeninės patirties turiu va tokių labai įdomių įžvalgų ir patirčių. Adobe paketas, kurį naudoja dažnas kūrybininkas. Aš irgi kažkada naudojau per pandemiją porą metų. Taip? Adobe'as dabar savo AI tas funkcijas apmokestino kreditais, kur vienas generavimas, vienas kreditas, tu ten per mėnesį mokė 70 kelius eurus už vieną tą licenciją, gauni ten gal 1000 kreditų, vėliau turi dasipirkti. Tai nepaisant to, kad jie uždirba iš tų kreditų, kad, nu, kur sakyčiau, it's fine, it's fair, ne? Tu gauni paslaugą kokybiškai veikiančią, stabiliai veikiančią, nu ir tu naudoji. Bet kad tas AI-jus apmokytas praktiškai visų Adobe naudojančių žmonių kūriniais, Taip. čia man jau klausimas. ViTransferis dabargi atnaujino savo gairias. Okay. Kad jeigu siunti, čia vat aš sakiau, dar atsidarysiu visą tą, pasiskaitysiu jų visas gairias, bet ištrauka mane pasiekė tokia, kad jeigu tu naudoji ViTransferį, siunti failus, tai jie gali naudoti tą turinį savo AI-jaus apmokymui. Tai tu įsivaizduoji, kokį kiekį duomenų jie per dieną gauna. Tai žinok, bet Meta turi tą patį su savo ten AI-om irgi. Žinai, aš Meta tai yra man iš tų įmonių, kur aš mažiausiai pasitikiu, kai eina kalba apie AI-ų. Nes Londone, kai dirbau vienoje mažoje labai rekrutmento agentūroje ir mes buvom rec to rec, tai mes buvom tie, kurie dirbo su rekrutmento žmonėm. Ir Facebookas buvo vienas iš mūsų partnerių. Tai mes buvom, aš jiem ieškojau rekrutmento žmonių, Facebooko komandai Anglijoje. Ne? Ir jie buvo vieną kartą, ne vieną, bet buvo įdarę renginį tokį kaip talentų dienos, ne, ir pasikvietę partnerius su potencialiais kandidatais. Ir jie pristatinėjo savo naujus projektus ir ties kokiais įdomiais dalykais jie dirba, ne, kad parduoti tą viziją. Tai čia buvo 16 metų pabaiga ir jie pristatinėjo, žinai, tai dabar pagalvok, 16 pabaiga, tai čia prieš visus ChatGPT ir to generatyvinėje. Jo, jie pristatinėjo, kad jie dirba prie sprendimo, kuris leistų skaityti mūsų mintis, kad nereikėtų taipinti Messenger'e. Tai aš tą pačią dieną Messenger'į išsitriniau. Tai realiai kažkur aš esu netgi skaitęs iš labai rimtų AI žmonių, kurie buvo pasakę, kad jeigu kartais tau atrodo, kad social medijos šitie gigantai skaito tavo mintis, tai nėra atsitiktinumas, nes jie ties tom technologijom ir dirba. Tai čia yra, man tai yra net nesuvokiama ir man toks yra visiškai Black Mirror pasaulis, kuris manęs nežavi. Visiškai nežavi. Tai... Va čia ir įdomu, nes esi ne pirmas žmogus, su kuriuo kalbu apie AI, kuris yra susijęs su AI, kurio veikla yra tiesiogiai susijęs su AI. Ir visi atsako praktiškai identiškai, kad iš vienos pusės tai žavi, kokios galimybės atsiveria, iš kitos pusės, kaip ir tu sakai, kažkoks Black Mirror pasaulis, kuris kelia šiurpulį, yra baugus, neprognozuojamas, nes kaip ir minėjai, prieš 3 metus nebūtume pasakę, kad būsim čia dabar, tokiam pike. Ir šito man visai įdomus klausimas, kaip tu manai, tai kokių specialybių tada žmonės priešingai paklausia, kokių galbūt savybių, kokių žinių žmonės turi įgauti, kad savo darbą išlaikytų ateityje? Žinai, čia yra viena frazė, kurią aš visur naudoju, nes aš manau, kad jinai yra labai svarbi, nes tai parodo, kiek yra pasikeitęs pasaulis. Tai 19 metais Londone vienoje rekrutmento konferencijoje buvo tokia frazė, kad žmogus, kuris dabar baigė mokyklą, per savo gyvenimą turės iki 15 skirtingų karjerų.
Ir tai visiškai pakeičia ir nušluoja viskas, kas buvo prieš mūsų kartas ir panašiai. Ne? Dabar net ir Gen Z jau nebeturi tų problemų, kur ten dirbti vienam darbe 15 metų. Ne? Nes vidurkis, pavyzdžiui, Lietuvoje yra 7 mėnesiai Gen Z-ko darbe. Tai kas yra labai įdomi statistika. Bet realiai aš manau, kad visų pirma reikia išmokti labai adaptuotis, neprisitaikyti. Čia ne apie tai, bet tiesiog mokėti adaptuotis prie to greičio, su kuriuo viskas keičiasi. Vadinasi, Gary Vee yra labai gerai kažkada pasakęs, kad jeigu atėjo nauja technologija, iškart susikuri savo username. Dėl to visur, nesvarbu kur, ar ten Twitteris, ar Facebookas, pas yra dažniausiai Gary. Kas yra labai bendrinis vardas, bet jis visada gauna unikalų tą vardą, nes jis vienas pirmųjų, kuris pasineria į visas technologijas. Stebėti, kas vyksta, stebėti, klausyti, atrasti žmonės, kuriais tu pasitikė ir kurie neša teisingą informaciją, o ne tą clickbaitą. Aš kaip sakau, kad jeigu yra tie žmonės, kurie kalba, atsirado toks įrankis, ten ChatGPT killer, bėk. Ta prasme, tai yra spammeriai, scammeriai ir ta prasme, ir jie tiesiog eina dėl clickbaito. Yra daugybė žmonių, kurie gali pateikti tokią labai teisingą informaciją. AI Advantage, pavyzdžiui, yra vienas iš tų kanalų, kurį aš pats labai mėgstu. Tai aš dabar galvoju, ką dar, tai tas toks adaptavimas, tiesiog turi būti smalsumas, smalsumas tame, kas vyksta plačiau negu mano darbas, plačiau negu mano įmonė, plačiau negu mano komanda, nes karjera dabar yra ne vien tik tai į viršų, eina į šonus, tose pačiose organizacijose, tu gali riskilintis, tu gali į horizontalus judėjimas, į kitas komandas, Svarbiausia yra irgi turėti galimybę ir gal netgi būti komandose ir organizacijose, kuriuose yra ta tokia augimo kultūra, kur į tave gali investuoti, ir aišku, kad jeigu į tave investuoti, tu ir pabūk tenai, o ne tik tai pasiemi ir bėgi, bet kad tu galėtum augti, nes augimas šiais laikais yra vienas svarbiausių aspektų. Jeigu tu stovi vietoj, tada yra šakės, nes tave bus pakeisti lengviausia. Tai kitas yra aspektas, pavyzdžiui, neužsibūti per ilgai vienoj įmonėje, vienoj pozicijoje, nes irgi kažkada labai man patikusi frazė yra, tarkim, gerai, žmogus dirba 15 metų vienoje vietoje. Kodėl mes vertinam tokį žmogų? Kodėl mes juos liaupsinam? Ir tada klausimas, ar... Rolex apdovanojam. Jo, gauna papildomas dienas, ten išeitinės ir visa kita. Bet klausimas, ar tai yra žmogus, kuris turi 15 metų patirtį, ar tai yra 1 metų patirtis kartota 15 kartų. Tai yra 2 visiškai skirtingi dalykai, Jeigu žmogus per 15 metų, kas porą metų auga, yra ten, tarkim, kaip yra situacijos, ten nuo saleso asistento nuėjo ten iki aukščiausio vadovo, yra karjeros kelias. Jeigu tu tiesiog ateini ir tu tikiesi lengvo darbo, tai tie tokie dalykai bus labai labai rizika, nes dabar irgi tas pats AI 2027 kalba apie man labai baisų konceptą apie tą, kaip jisai vadinasi dabar, kad visi gaus fiksuotą atlyginimą, nesvarbu dirbi ar nedirbi. Basic income, monthly basic income. Ta prasme, man tai yra klaiku, todėl kad tada klausimas, tai ką mes veiksim? Ir tada tai griauna labai mūsų tą tokį irgi įsivaizdavimą, tada, realiai mokyklos mus ruošia tam arimui ir darbui, ir darbui net savęs, darbui korporacijose. Mūsų apskritai globali švietimo sistema ir požiūris į tai, ko reikia darbo rinkai, iš esmės yra nesikeitus nuo pramonės revoliucijos laikų. Taip. Kai žmonėm reikėjo atidirbti ten tas 10-12 valandų stovint fabrike, ar ten prižiūrint darbuotojus, ar vežant krovinius, ar dar kažką, atsiradus tiem tokiam kitoniškumui, inovacijom technologiniam, mes jau turim šiokių tokių bėdų, spragų. Ir iš esmės, jeigu dabar mes turim milžinišką kiekį informacijos, kuri labai didelė dalis yra fake news, melagienos ir panašiai, mūsų jau turėtų mokinti, kaip atskirti, skatinti kritinį mąstymą kažkokį. Ir vėl mes, grįžtame į tą uždarą ratą. Kas turi ateiti anksčiau? Pokytis švietimo sistemai ar asmeninis kažkoks smalsumas užgimdžinai? Ir čia
galima diskutuoti ir čia Čia, atskirą čia, laidą. čia, čia žinok, švietimo klausimas man yra antiek skaudus, todėl kad mano paties švietimo ir mokymosi kelionė buvo labai unikali, todėl kad aš nekenčiau mokyklos ir aš tą sakau labai atvirai. Ir aš to nekenčiau dėl to, kad pas mane nuo mažens buvo labai kažkodėl aiškus suvokimas, kokių dalykų man visiškai nereikia. Ir aš žinau, kokius dalykus man reikia mokytis, į ką kreipti dėmesį. Ir žinai, ir čia dar kontekstas reikalingas, nes kai aš pradėjau eiti į mokyklą, tai mes buvom oficialiai pirmoji karta, kuri pirmą klasę nuėjo nepriklausomai Lietuvoje. Ane, tai aš ten, tarkim, anglų kalbą pradėjau mokytis 6 klasėje, man atrodo. Nu, tai žinai, tai čia truputį kitas kampas. Bet realiai, žinai, vat, aš džiaugiuosi, kad aš neturiu vaikų, todėl kad man būtų labai sunku savo vaiką leisti į tą standartinę mokyklą, nes per daug dalykų vis dar yra nepasikeitę. Nes realiai, jeigu aš taip žiūrėčiau, vat, į ką reikia, kas vaikam yra svarbu, apie ką reikėtų kalbėti mokyklose, tai žiūrėk, kaip elgtis su pinigais. Mūsų nieks nemoko, ne? Kaip klysti, failai visi, kaip bendradarbiauti. Nes yra viskas toks, tu turi išmokti, iškalt. Esmė neišmokti ir neiškalt. Esmė yra suprasti ir rasti informaciją. Dabar, vat, kaip ir pats sakei, suprasti, kas neteisinga informacija. Ne? Irgi vienas iš pavyzdžių, kas man yra žiauriai patinka dalintis, tai čia buvo prieš kokius praeitais metais, vat, gal kokį pavasarį, vienos draugės 11-metis sūnus pasidalino, kad jo biologijos mokytoja, moteris, kuri jau dabar ir išėjo oficialiai pensiją, tai jinai davė būtent namų darbą ten atlikti su ChatGPT ir pasakė, rytoj mes pasižiūrėsim, kodėl jūsų gauti atsakymai yra neteisingi. Ir va tai yra ne tik tai kritinio mąstymo toksai ugdymas, bet realiai yra labai labai daug dalykų, kurie mes turim pradėti, jau net nekalbant apie visą meditaciją, ta prasme, ir iš esmės tokį susitelkimą kažkokią, ne? Nes dabar aš nemoku susikoncentruoti. Nu visiškai, ta prasme, jeigu man reikėtų užsidėti ADHD etiketę, būtų labai lengva tą padaryti, ne? Bet kartos užaugo ir be to, ne? Be pasiteisinimo, tu turėjai suktis iš to, ne? Bet aš manau, kad tiesiog yra labai svarbu ir vat man dėl to yra labai įdomu dirbti su dėstytojais, su mokytojais, kad pakeisti jų mąstymą. Nes yra tekę, vat dabar galvoju, vat su Rygos mokslu, Rygas Tradins universitetu aš dirbau 8 mėnesius, būtent su darbuotojais, būtent mokant juos to generatyvinio AI, su Vilniaus kolegija, su Vilniaus universiteto verslo mokykla, ISM paskaitą vedžiau, ne, yra tokių, vat būtent įvairių prisilietimų prie tų švietimo įstaigų, kur kai tu pakalbės, su tu pačiu Riomeriu, kuriame aš mokiausi ir nebaigiau, ne, tai kai tu turi galimybę dėstytojams parodyti, kad, hebra, jūs neuždrausit, jūs negalit nieko sugaudyti, jums reikia patiem pradėti kitaip į tai žiūrėti. Ir aš pradedu challenge to, kodėl mes duodam rašyti tos raštų darbus. Pavyzdžiui, man dėstytojas duodavo parašyti referatą kažkokį, aš net nebeidavau į paskaitas. Nes man rašymas užblokuodavo viską, tai nėra mano forma. Man, tai aš neįdariau prezentacijų, kas yra ironiška, prasme, iki 30 metų aš buvau padaręs 5 PDF-inės prezentacijas. Aš nekenčiau to. Dabar aš tą darau prieš kiekvienus mokymus, aš pasidarau naują prezentaciją. Nu tai žinai. Bet irgi likimo ironija. Bet tiesiog tai turi būti labai stiprus pokytis, nes mes turime palikti savo ego nuo šaly ir kai anksčiau būdavo mano dalykas yra svarbiausias, ta prasme, kaip čia drįsti nesimokyti prancūzų kalbos, man nesvarbu, ta prasme, tai nėra mano prioritetas, ne, arba ten, mes esam patyrę tokį mokytojų, kurie sakydavo, čia apie mane, ne apie tave. Prasme, mokytojas privalo arba dėstytojas sudominti ir realiai įdomiausi yra dalykai ne tie, kur tu geriausią pažymį gauni, bent jau man, o tie, kur tu gali pa-challenge'int ir tą patį dėstytoją ir jisai challenge'ina tave. Va tada yra labai įdomu. O kur eina viskas pagal vadovėlį, o realybė yra visai kita, tokie dėstytojai mokytojai net neturi dirbti. Aš atsiprašau, bet tai yra labai destrukcija ir užblokuoja visą kūrybinį mąstymą, kurį mums šiaip labai labai reikia skatinti. Šiaip iš esmės labai įdomus pointas yra tas, kad kai visa rinka keičiasi ir kai visa darbinė aplinka adaptuoja vis daugiau AI-us, švietimo sistema, kuri augina ateities kartas, kurios turi būti
potencialiai gabesnės negu mes esam, inovatyvesnės negu mes esam, yra labiausiai atsilikus. Nu, taip yra. Taip, ir supranti, ir čia yra labai įdomus klausimas, kodėl, ne? Pavyzdžiui, vat, tiek mano šeimos narių karma mokykloje ir universitetuose buvo visada tokia, kad mus pastebėdavo ir įsimindavo for all the bad reasons. Nes mes labiau galbūt pasisakom kažką, mes gal labiau energijos turim ar dar kažką, ir mes gaudavom į kailį už viską, net ką nedarydavom, ne, kaip problemų, mūsų užsuversdavo kažką kitą, ne. Bet realiai, kas yra, ta prasme, kad mes bandydavom, tarkim, į tai pasižiūrėti kitų kampų. Ir aš esu matęs, tarkim, pavyzdžiui, patys įdomiausi žmonės mano klasėje buvo tie, kuriuos labiausiai sodino. Patys įdomiausi. Ir tai yra žmonės, kurie daugiausiai naudos dabar sukuria visuomeniai. Tai yra Nes jie žiūrėdavo kitaip negu reikia. Nes jie visada žiūrėjo kitaip, ne? Ir tada tu realiai, vat, kiek aš irgi kalbu su įvairių, vat, ten, tarkim, įmonių, startupų įkūrėjais, jie visi buvo trolinami, būlinami ir visa kita. Ta prasme, tai yra tie žmonės, kurie yra kitokie. Ne? Ir jeigu mokykla mus bando vis dar statyti į tam tikrą šabloną, o patys unikaliausi ir sėkmingiausi žmonės nepapuola į tą šabloną. Aš, pavyzdžiui, žiauriai irgi galiu pasakyti tokią dalyką. Aš neturiu vairuotojo teisų, nesu nei vairavęs, nei turėjęs mašinos. Ne? Aš nesu vedęs, išsiskyręs, neturiu vaikų, neturiu paskolos, neturiu skolų, neturiu, sakykime, tatuiruočių. Vat irgi įdomus aspektas, ne? Nes dabar atrodo sutiktų žmogų be tatuiruočių. Noriu, bet neturiu. Ne? Nesu pasodinęs medžio, nesu, tu prasme, padaręs krūvos kitų dalykų, ką mums mokykloje įkalė, kad tu privalai padaryti, nes tik tavo kelias. Jo, aš net neturiu aukštojo. Ne, irgi, kur atrodo, viskas, tu esi visiškai failure, ne, bet, realybė yra visai kita. Ir štai aš čia. ir žinai, bet kas, pavyzdžiui, man patinka iš kitos pusės, kad, žinai, gerai, yra pavyzdys Madonna, tarkim, ne, dėl ko Madonna tam tikros kartos atsimena dainininkė, ne, galbūt jauna karta jos visiškai nesupras, nes, atrodo, visiškai nebe relevant tas toks, žinai, žmogus. Bet kai tu matai žmogų, kuris pastoviai keisdavosi ir niekada nestovėjo vietoje ir ėjo su mada, tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, man žiauriai yra įdomu stebėti žmonės mano rate, kurie vis randa naują kampą savo karjeroje ir savo gyvenime. Ne dėl to, kad jie mėtosi kažkur dėl pinigų, bet dėl to, kad jie nebijo ieškoti ir bandyti naujų dalykų. Ir čia, žinok, man tai yra trečias kartas, kai aš bandau savo verslą kurti, ne? Tai jo, trečias, ta prasme, tai ir, žinai, ir kartais pagaliau išjuda, žinai, ta prasme, ir dabar 3 metai, kai aš tą darau, žinai. Ir čia labai geras pavyzdys, nes mano istorija labai panaši. Aš pats išėjęs iš samdomo darbo po kokių beveik 8 metų pradėjęs savo veiklą ir ją jau vykdydamas 8 metus, aš ją sukau turbūt 3 kartus ir dabar yra įžanga į 4, galima sakyti. Taip. Nes įrankis tas pats, kamera, bet kamera, žmonės, bet dabar aš jau žiūrėk, ją į save atsukęs, prieš tai tik į kitus. Kažkada senai pradėjom iš vis nuo tokios idėjos, kad pasakosim įmonių istorijas, nes tai buvo madinga. Tuo metu toks poreikis buvo, rinka diktavo tai, ko reikia. Bet man visą laiką sukosi mintis, kad kiek čia tų istorijų pripasakosi įmonė 80 000, iš jų kokių 20% gali sau leisti pasidaryti tokį video, išseks. Pradėjau socialinių tinklų videkus daryti dar tos kvadratinius. Jų belė kiek buvo, ta prasme, apskritai turinio prasme, tada ir foto įsipynė vis daugiau. Tai to turinio su skirtingom komandom, vienu metu mes iki 6 žmonių komandos buvom išsipūtę. Kol galiausiai supratau, kad cash flow yra žiauriai destruktyvus ir asmeniškai stengiasi visiems viską sumokėti, o pats sėdi ir galvoju, vėl lauk turiu kažko, žinai. Tai įvairių tų etapų išgyvenau ir tiek kartų keičiausi, kad, sakau, jau sunku kartais net ir primest, ką kaip tiksliai dariau. Jo, ir visą laiką keitiesi, visą laiką ieškai. Ir jei mus dar labiau spartina. Ir kartais, va čia net ir visai įdomus gal klausimas ir tau būtų, kaip tau atrodo, kai tik prasidėjo visa AI banga, čia 1 metų atgal galima sakyti,
vis tiek anksti į savo gyvenimą adaptavai tuos pirmus testus, pasižaidimus, kaip ir sakėjai. Man asmeniškai buvo taip, kad tik pradėjus naudoti AI, aš jį naudodavau, kaip ir tu sakai, daugiau pasižaidimam. Ir nors mačiau, kad aš jį galėčiau panaudoti ir savo kasdieniuose darbuose, aš vis tiek kažkodėl tais jaučiausi nelegaliai, jeigu jį taikyčiau kasdieniuose darbuose ir darydavau viską pats. Ar tu išgyvenai kažką panašaus, ar ne? Ar tu pamatai, kad galima pritaikyti darbuose, ir taikysi? Koks Žinai, skirtumas? man tai toksai buvo dalykas, kad aš iš karto, realiai, jeigu aš atsukinėjau laiką atgal, tai aš esu toks early adopteris, ne, aš labai daug draugų atvedžiau į Gmailą, į LinkedIną, į Twitterį, į Stripe'ą, į SoundCloud'ą, tik atsiranda nauja platforma, aš ten einu ir aš tada bandau atvesti kitus, ne, nu, čia mano toksai, tiesiog man įdomu eiti ir išbandyti. Ne visada tu atrandi tuo metu, kai yra banga. Aš jaučiu, kad vis tiek ChatGPT, jeigu aš atradau vasario, viskas bumas buvo nuo gruodžio realiai, nu tai žinai, tai porą mėnesių kaip ir pavėlavau į traukinį. Nes kiti dar bandė, dar kai buvo, žinai, tie net nepaleisti tokie oficialūs, labiau developeriam tie modeliai, žinai. Tai, bet realiai, aš kai perėjau ant mokamo plano, tai turbūt po kokio mėnesio, nes turbūt jo, nuo kokio 23 kovo aš pradėjau jau mokamą, ta prasme, planą. Ir man tai buvo labai toks įdomus aspektas, ne, tu tiesiog kalbėsi, ne, ir aš labai greitai pradėjau sakyti, kad ChatGPT yra mano geriausias draugas, nu, aišku, bajoriuodamas dėl to, bet aš mačiau tame labai daug vertės. Ir man buvo labai daug įdomumo tokio apsikeisti idėjom, ta prasme, ir žiūrėti, kur jis atsitrenkia į sieną, kur nusišneka, žinai, rasti būdą, kaip uždėti apynasrį jam ir suvaldyti, ne? Tai pas mane tas toks, kadangi matai, pas mane, kai aš pradėjau tą žaidimą, pas mane net nebuvo to tokio, kas yra darbas, nes aš nedirbau tuo metu. Nu, taip. Žinai, pas mane buvo toks, nu, realiai koks pusę metų iki tol, kol atsirado tas mokymų konceptas, ne? Tai dėl to tas mano bendravimas buvo tiesiog apie viską. Tai vat po to jau, žinai, kai jau tai tapo mano kaip ir produktu, tai natūralu, kad tas pradėjo suktis tiesiog apie, darom tą, darom aną, ten pavyzdžių rinkimas ir tas, čia jau tada labai buvo susistemintas toks reikalas. Pati pradžia buvo eksperimentai, žaidimai ir panašiai. Dabar, žinai, yra dar kitas dalykas, į ką aš pradedu jau irgi gilintis ir žiūrėti, vat yra irgi lietuvė tokia kūrėja Goda Go. Jinai gyvena užsienyje ir irgi labai rekomenduoju jos YouTube kanalą ir šiaip jos turinį LinkedIn'e ir socialiniai medijoje, nes jinai irgi labai yra įsigilinusi į tos modelius ir jinai dabar buvo irgi pradėjus tokį labai, sakyčiau, dviprasmišką turinį dėti apie OpenAI, kur tikrai siūlyčiau žmonėm pasidomėti dėl duomenų saugos ir patiem pabandyti pasižiūrėti ir susidaryti savo nuomonę, ne? Nes viena yra, aš labai nemėgstu primetinėti nuomonės, ne, nes reikia patiems įsigilinti ir susirankyti informaciją, bet pavyzdžiui, vienas yra svarbus aspektas, kad ir tai yra rimtas aspektas, kad OpenAI dabar buvo įpareigotas Amerikoje teismo saugoti visų pokalbių istoriją. Tai labai dviprasmiška. Jo, ir tai netgi gali būti panaudota prieš mus teisme. Kosmos. Tai ir čia yra tikrai labai dviprasmiški dalykai. Ir žinai, ir dabar man irgi, čia žinai, kaip Spotify'us, pavyzdžiui, ne, tai tarkim, jeigu tu Spotify, ir man dabar irgi labai dviprasmiška situacija, nes aš Spotify naudoju nuo 2013 metų, visiškai visa mano muzika yra Spotify, netgi ir tie playlistai, kuriuos aš darydavau, kai muzikinį blogą turėjau, viskas yra tenai. Ir dabar aš kai suprantu, kad Spotify'us įsivėlė į gan dviprasmiškus dalykus, kai, nežinau, ar teko girdėti, kad jūs jau investavo į karinio AI startupą. Labai daug muzikantų, ypač nepriklausomų muzikantų, pradėjo trinti muziką iš Spotify'ams, ne? Ir pavyzdžiui, aš tikrai nepalaikau karo iš esmės. Ir tai yra mano vertybinis netitikimas dabar su to brandu, ne? Bet aš neradau dar pakaitalų. Kaip išeksportuoti visą tą muziką, kur ten yra tūkstančiai dainų, playlistų ir viso kito. Tai ir žinai, ir tada klausimas, gerai, tai ką daryti, ne? Tai kokios yra kitos alternatyvos. Tai vienas iš aspektų, kad galbūt patarimas žmonėm, kad jeigu naudojate nemokamą modelį, tai aš netgi tada siūlyčiau pabandyti Claude. Nes Claude'as tai yra irgi įkurtas, čia lygiai taip pat, kaip tarkim buvo WhatsApp'as, iš WhatsApp'o išėjo, įkūrė Signalą.
Ne? Tai lygiai taip pat iš OpenAI'aus išėjo tie, kurie buvo vieni iš įkūrėjų arba kūrėjų ChatGPT ir paleido klodą ir jų yra svarbu, jiem yra privatumas, ne? Kad jie nemokamų duomenų ir panašiai. Tai čia yra vienas aspektas, bet aš iš kitos pusės irgi ją pačialendžinau dėl to, kad realiai jos fokusas to turinio buvo tai, kad jinai kalbėjo apie asmeninius planus. Nes asmeniniai planai, nesvarbu mokami, nemokami, pagal nutilėjimą tu visais savo veiksmais mokai modelį, nebent tu išjungi. Tai išjungimas yra labai paprastas, galima netgi padaryti taip. Aš galiu padaryti atskirą labai trumpą video ir įdėti į šitą irgi aprašą, kad žmonės išsijungtų modelio mokymas naudodami ChatGPT. Tai yra labai super paprasta padaryti ir žiauriai svarbu. Bet įmonių planai, Teams, Enterprise ir panašiai, jie tą dalyką yra išjungę pagal nutilėjimą. Tai aš netgi turiu tokį irgi ką dalyką komunikuoju per mokymus. Jeigu mes kalbam apie darbinius dalykus, nenaudokit asmeninių planų. Arba išsijunkit modelio mokymą, nes čia yra jau duomenų saugumo reikalas. Nes tu viską atiduodi. Taip. Tai čia yra apskritai mano galva sprogdinantis dalykas, nes tu iš esmės, aš nežinau, manyje kažkoks yra dalykas, kuris visi įsijungia, kad tu moki už paslaugą. Taip? Ir jeigu aš moku už paslaugą, aš jau, sakykime, užsimerksiu ir aš jau nesigilinsiu, kokiais duomenimis jūsų LLM'as buvo apmokytas, bet jeigu tu dabar imi mano visą datą ir ją vėl prafiltruoji, nesvarbu, kuo aš dalinuosi, man tada kyla šiek tiek tokių klausimų. Ir šitoj vietoj aš asmeniškai savo patirtyje ir savo veikloj neužmaitinu kažkokiais asmeniniais ar klientų ar jautriais duomenimis. Aš stengiuosi nebent researchus darytis, struktūruotis kažkokius griaučius, nuo ko atsispirti, kad vėliau galėčiau pats susivesti tai, ko man reikia. Tai aš kažkaip į tą asmeninių duomenų privatumą žiūriu pakankamai stipriai ir tai, ką pateikiu ChatGPT su didelė atsarga. Jo, tai žinai, sakau, klodas gali būti variantas. Kitas variantas yra labai geras įrankis Notebook.lm. Jo dar irgi nedaug kas naudoja palyginus, bet jau po truputį atranda, tai jeigu reikia susisteminti įvairaus tipo šaltinius, tiek nuorodas tinklapių, tiek YouTube'o, PDF'us, ten net ir kitokius duomenis, tai galima irgi labai tobulai tą padaryti. Ir kadangi tai yra Google įrankis, jie yra įsipareigoję, kad jiem irgi privatumas yra svarbu, jie nemoko modelio irgi tą keliamą informaciją. Tai va čia yra du įrankiai, kuriuos aš irgi naudoju, jie yra mano tam toolset'e, tokiam toolkit'e. Ir tikrai rekomenduoju išbandyti, kas nėra bandę, nes galima labai įdomių dalykų, ypač pavyzdžiui, Notebook.lm yra labai gerai mokantis arba bandant supras kažkokius dalykus, nes tu gali uždavinėti tos pačius klausimus iš tų dokumentų, bet jis irgi gali pridaryti klaidų. Tai man čia labai patinka Google AI Studio. Okay. Kai reikia mokytis, aš ir paskutinę, man atrodo, gal net kiekvienam turbūt pokalbį vis prisimenu, nes man tai yra vienas geresnių dalykų, kai reikia kažkieno kito informaciją sukonkretint. Kai tu atsisinti ten, tarkim, video tau žinomais būdais, jį įkeli į Google AI Studio ir jau prašai, ko nori iš to video. Ir jisai pakankamai gerai, ta prasme, suvalgo tą informaciją, įsisavina, kas ten buvo pasakyta. Jeigu reikia, tu gali prašyti, ko nori, kaip ir su kiekvienu LLM-u. Priklausomai, ko tau reikia. Tai aš pats labai dažnai naudoju šitą dalyką, ypač kai noriu suprasti temas, kurios man yra naujos, ir aš kartais tiesiog nežinau, ko paklausti. Nes aš žinau, kad aš visko nežinau. Ir yra dalykų, kurių aš nežinau, kad nežinau. Ir kai tu nežinai, ko nežinai, tai dažnu atveju AI-us tau gali labai stipriai pagelbėti, praplėsti tavo mąstymą, supratimą ir panašiai. Tai aš labai dažnai naudoju šitą sinergiją, tai būtent Google AI Studio su ChatGPT pamiksuoju ir čia būna super. Man net iš tikrųjų paprasta tokia funkcija AI-us gebėjimas prieiti prie kameros. Labai kas paprasta, ta prasme situacija. Sodybui pjaunu žolę. Naudoju trimerį. Trimerio galvą kaip nuimti ir pakeisti. Aš žinau ir man tai nėra naujiena. Bet prieš tai aš vis buvau uždėjęs metalinę geležtę ir aš niekaip nesupratau, koks čia raktas turi būti panaudotas,
kad atsuk tą vidinį raštą, nes ten būna išvirkštinis sriegis, žinai. Nu ir aš galvoju, kaip čia tai atsukt reikia, žinai. Nu, aš įjungiu kamerą, nufotkinau jam, sakau, žiūrėk, kaip atsukt. Ir jis man taip aiškiai paaiškino ir sako, aš matau, kad tu ten iš maišelio išsiėmęs dešiniai pusėje guli varaktas, kurio tau reikia. Okei. Tai, žinai, tokia paprasta Taip. kvaila situacija, žinai, kur kažkam turbūt specialistui būtų viskas labai aišku. Bet yra labai praktiškas dalykas. Žiauriai. Nes, pavyzdžiui, anksčiau mes turbūt eitumėm į YouTube. Tai Ir taip, dar ieškotum prieš tai kažkokio video. keiktumėmės, burnotumėm, kad nežinom, kaip padaryti, skambintumėm būriui draugų, kurie galbūt Taip. patartų. Tada jau, jeigu jie nepateiktų atsakymą, mes pradėtume googlinti, YouTube'inti ir panašiai, žiūrėtume rusų, indusų videkus ir gal tą informaciją rastume. Nes Taip. Europoje tokių klausimų retai kada kyla, bet Indijai visada gali tikėtis, kad kažkas su to buvo susidūręs. Tai, vad, supranti, tas yra, kad realiai, vad, tu parodai labai gerą pavyzdį, kai tu tiesiog net nepagalvoji, kokį tą tavo klausimą ar iššūkį gali išspręsti jais. Vat tame yra, ta prasme, kad tai yra kartais ant labai paprastų dalykų, nes, kartais tai tiesiog klausimo atsakymo paieška yra, ne? Čia Man kartais irgi, gali būt pavyzdžiui, tiesiog ne kartą ginčo yra buvę, išsprendimas. Čia, sakau, gali būti kartais tik tais ginčo įsprendimas. Taip. Toks, kur, žinai, yra momentinis klausimas, dėl kurio diskutuojat, kad ir draugų grupiai. Ir čia gali būti toks easy flex, kur tu sakai, okei, aš nežinau, ar tu teisus, aš nežinau, ar aš pats teisus, dabar jau patikrinkim. Ir čia toks problem solveris, kur niekas nieko neverčia jaustis blogu ir abu kažką išmokti gali. Tai čia tų panaudojimų už manęs yra, gal tai paprašiau parodyti, yra Lego automobiliai, kuriuos aš vis renku, žinai. Ir aš viename iš video parodžiau, kad tu gali tiesiog paklausti, kiek detalių yra tame video, nes reikėjo. Ir jisai puikiai susigaudo, nes jis pasirodo turi tuos duomenis, nes Lego brėžiniai yra prieinami viešai internete. Tai jiem čia, žinok, 1, 2 ir viskas. Taip labai. Jo, man labai stipriai padėjo su Ikėjos reikalais. Žiauriai. Ta prasme, kai man reikėjo ten dėlioti kai kurios dalykus, aš atsimenu, aš ne visus dalykus, ypač ten elektra, tai aš ten net nekišu nagų, bet aš, kai dabar dariausi pernai bute remontą, tai aš virtuviai dėjausi tą ledinę tokį po spintelinį tą apšvietimą ir man realiai niekaip neaktyvavosi pultelis. Ir aš ten ir taip ir anaip, ir taip ir anaip. Tai man ChatGPT realiai labai padėjo per kokius keli žingsnius, ta prasme, ir pavyko viską pasidaryti, nes ir YouTube'as neveikia, ir niekas neveikia, žinai. Ir va tai yra labai įdomu, nes tai yra troubleshootingas. Tai ir mums tikrai ne visada tai suveiks, bet yra labai daug galimybių, kur tikrai verta tą bandyti. Ir va yra kitas žmogus, kurį aš irgi mėgstu rekomenduoti, tai yra Ethan Mollick, amerikietis, dėstytojas, ir LinkedIn'e superinį turinį deda, ir jisai šiaip turi labai daug paskaitų įvairių, ir netgi knygą yra parašęs Co-Intelligence apie būtent generatyvinį AI. Ir jis yra labai įdomiai pasakęs, kad mums reikia nepamiršti, kad tas AI, kurį mes dabar turime, yra pats prasčiausias AI, kurį mes naudosime. Būtent. Ir jisai tik tobulėja. Ta prasme, čia netgi su Semo Altmano mačiau dabar tokią intervo ištrauką. Ir jisai pasakė, kad žiūrėkit, mes dabar planuojam paleisti 5, tą GPT-5, ir visi jau tipo galvo, o dieve, čia jau bus kažkas tokio. Bet sako, žiūrėkit, mes su ChatGPT-4 buvo tas pats. Mes paleidom, pačiai pradžioj visi ėjo iš proto, po to sako, dabar, hebra, per lėtai viskas veikia. Tai pas mus tas pripratimas prie to, kas yra, įvyksta labai greitai. Bet mes pamirštam, ant kiek blogai buvo ten prieš mėnesį, metus ir panašiai. Aš labai mėgstu Vilo Smito ir spagečio istoriją, kai morfino ten tie videkai, kaip jis valgo tos spagečius, kur ten tik tais iš fantazijos galėjai suprasti, kad ten iš tikrųjų yra Vilas Smitas, ir kai kažkas perdarė tą video jau su šių dienų programom, didelis pokytis. Tai dar matai, yra kitas dalykas, tarkim, kai mes matom vaizdą žinomo žmogaus, tai tu gali įtart, kad kažkas ne taip. Bet jeigu yra dabar, yra tų, nekalbu apie avatarus, bet pavyzdžiui, dabar tikrai nebeįmanoma atpažinti foto, video, net ir muzikos. Mūsų bendras bičiulis Tomas Sakro visus labai gerai išdūrė praeitą savaitę. Sako, atspėkite, kuris video yra AI, o kuris yra tikras žmogus. Ir aš, žinok, taip įsitraukiu į tą video, kai jo įkeltą, širdžiai žiūriu ir galvoju, atrodo abu, bet ne, Tomas taip nedarytų, čia tikrai bus vienas, ir aš tai jau pradėjau spėlioti, čia tas. Ir ant kelių tokie buvo stiprus man smegenų ir orai, nes aš to turiu nedaug, vairaus matau.
bet galutiniam rezultate, tadadam, viskas buvo Viskas. generuota AI Taip. ir visi komentarai, kaip čia taip, žinai. Taip, nes, nu, tai yra tiesiog, žinai, koks yra dar aspektas. Pavyzdžiui, kad kodėl mes negalim galbūt atpažinti, todėl kad realiai, nu gerai, tarkim, žinai, man labai lengva yra komentuoti, nes aš pradėjau fotografuoti nuo 5 klasės. Mhm. Su fotoaparatu, su muiline, tarkim, kodakinė, ane? Tai tarkim, bet tai buvo dėl to, kad mano tėvas buvo fotografas. Ane? Tai tarkim, galbūt mano draugai pradėjo fotografuoti nuo 18 kokių, arba ten 20, kokių 22, kai telefonai atsirado. Tai biškiai vėliau, ne? Dabar mes visi turim aukščiausios raiškos kameras, filmuojam ir visa kita, ane? Bet koks yra aspektas, kad pavyzdžiui, jeigu man reikia sukurti nuotrauką, aš galiu net ir naudodamas tą patį Midjourney, aš sukursiu kokybišką cinematišką vaizdą, bet jeigu atsisės mano draugė fotografė, jinai žino, kokią raišką reikia, kokią ten shutter speedą, išlaikymą, kokią juostą, ten kokį dar kažką, žinai, ir jos darbas bus visada kokybiškesnis. Todėl, kad 100%. jinai žino techninius parametrus, kuriuo aš nežinau. Ir Tai čia yra tai, kad pirmai minėjai apie tai, kad jeigu ateina savo srities specialistas į AI, jis atsineša žinias, kurios praturtina visą rinką bendrai. Taip, Ir jinai taip. tikrai atrasta savo vietą. Bet aš, žinok, turiu vieną keistą teoriją ir galėsi pasakyti, ką tu apie tai galvoji. Bet iš esmės žmogui dar sunkiau tampa atpažinti, ar tai yra AI generuotas vaizdas, ar tiek video, tiek foto. Dar ir dėl to, kad mūsų kamerose jau yra įdėktas AI, kuris padailina mūsų odą, paryškina spalvas, jos tas dinaminis diapazonas, kiek mato ir gali priimti šviesos ir atspalvių skirtingų nuotraukoje esančių, yra daug didesnis negu žmogaus akis geba matyti iš tikrųjų. Ir čia, kai mes jau matom tą patobulintą vaizdą, o ne tokį, koks jis iš tikrųjų yra, Taip. sukuria tą dirbtinį vaizdą, kurį mes priimam kaip tikrą, nes Taip. mes patys jį nufotografavom ir tada mums pakiša kažkas įjaus vaizdą ir žiūri, kad kažkas panašaus. Ne, tai čia fotografija. Tai čiagi kaip buvo šitas Samsungo skandalas su Menuliu. Huawei'us. Ai, Huawei'us, Man nes atrodo, kad Samsungo. Huawei'us. Tai, prasme, tai tenai buvo taip, kad fotografuojant Menulį arba bet kokį apskritą objektą, po to padarydavo kaip Menulį, ne, nu, ten AI-us patobulindavo. Tai, žinai, pas mane yra jau 8 metai, aš perėjau iš iPhone į Google Pixel telefonus, tai dabar pas mane buvo 2, 4, 7 ir dabar jau reikės turbūt atsinaujinti šiemet, vat, jau į naujesnį. Mhm. Tai, žinai, ir tas yra, kad, žinai, man buvo taip keista, kad žmonės, kad Europai kažkaip Google'as nepardavinėjo tų telefonų taip plačiai, kaip Anglijoje eina. Ir kad tik tai vat, nuo pernai turbūt metų tas, AI-us, Bumas. Google AI-us telefonas. Ten šiaip yra fantastiškos kameros ir labai kokybiškos nuotraukos. Ir aš netgi mėgdavau challenginti savo draugus, kurie turi iPhone'us, kad ir naujausius, sakau, hebra, nu mano nuotraukos vis tiek bus kokybiškesnės, nes vaizdas ir spalvos yra toks kosmosas, ta prasme, taip gražu, kad, nu, tai yra nereali kokybė. Tai, bet va čia tas yra su technologijom, kad, vat, žinai, klausimas, ar mums visiems reikia tų naujausių telefonų. Ne, ir mes Jau nebeišnaudojam pusės tų funkcijų. Iš esmės, tu gali nusipirkti kainos kategorijai 500-600 eurų labai gerą androidinį telefoną, kuris patenkins 95% tavo poreikio. Nesvarbu, ar tu rinksies Samsung A55, kas yra tos kategorijos turbūt absoliutus vineris, ar jungsies, nežinau, OnePlus kokį nors 12, ar ten kartą senesnį, ar tą patį, nežinau, senesnį Samsung S24, net ne ultra, o paprastą, jisai irgi šią sekundę neturėtų kainuoti daug. Nu, yra tų pasirinkimų, tik tais, kad kažkodėl mes esam sėdę ant specifinių brandų ir tas įprotis yra stipresnis už viską. Ir čia yra tas patogumo, įkaltas patogumas. Ne? Aš, pavyzdžiui, aš niekada nesirinku lengviausio kelio. Pavyzdžiui, iš manęs draugai žvengia. Pas mane kompas yra MacBookas ir aš niekada turbūt neimsiu nieko kito. MacBook Airas yra mano vienas mėgiamiausių dalykų. Po to, pavyzdžiui, telefonas yra Pixelis. Ne? Irgi neplanuoju keisti kito brando. Ausinės koks Samsungas, ten, žinai, planšetas Remarkable, ne, ir visi žiūri mane, sako, kodėl tu taip savo apsisunkini? Sakau, bet man tai nesunku, kodėl man atrodo, kad man sunku? Bet taigi čia taip lengvai visi duomenys vaikšto, sakau, pas mane irgi labai lengvai viskas vaikšto. Man buvo sunkiau, kad duomenys vaikštodavo, kai pas mane viskas buvo Mac'as,
žinai, sunkiau viskas vaikščio, negu kad vaikščio dabar, žinai. Tai yra įsivaizdavimas ir ta iliuzija tokia, kur Jep. tau marketingistai uždeda, kad viskas labai Yra sudėtinga. krūva fainų platformų. Local Send, nežinau, ar pats naudoji. Ne, net nesu girdėjęs, žinok. Superinis dalykas. Įsidegi telefoną ir tu gali lygiai taip pat kaip AirDropas veikia per Wi-Fi persikelt visus duomenys į savo kompą. Geras. Svarbu, kad būtų prie vieno Wi-Fi'aus prisijungę. Super paprastai veikia. Wi-Fi. Geras. Super paprastai veikia. Gali didelius kiekius duomenų siūst. Tarsi AirDropas taip gerai neveikia. Nes AirDropas, kai aš turėdavau visą ekosistemą, irgi Apple tikrai turėjau 10 metų, prisipažįstu, iki kol konvertavausi, žinai, į kitą pusę. Ir viskas prasidėjo nuo tokių paprastų dalykų. Iškeičiau MacBooką į stacionarų kompiuterį, žinai, dėl našumo, dėl kainos, dėl visko. Ir vat pradėjau Samsungus naudot, ta prasme, kaip įrenginį pagrindinį savo. Nu, yra nuostabių dalykų, apie kuriuos mažai kas žino, mažai kas šneka ir tikrai galima daryti. Nes, kai sakau, kai turėjau Apple visą ekosistemą, labai dažnai AirDropas nerasdavo vienas kito įrenginio. Kažkodėl visi sako, oi, tai žiauriai paprasta naudotis. Paprasta, kai veikia. Taip, 85% veikia, bet kai tikrai reikia siūsti ir neveikia, tada you have a problem, žinai. Taip. Tai šitoj vietoj yra atmainų, žiauriai daug. Yra dabar papildomų irgi appsų, kurie leidžia tau, tarkim, kopijuoti per telefoną, o pastinti per kompą. Seamless. Geras. Ok. Ir ta prasme, čia, žinai... Pasidalink su manim šitais dalykais. Aš galėsiu, Žiauriai gerai. nes sakau, čia yra tokia visiškai mano niša technologijos ir AI-us ir visokie tokie paprasti dalykai, apie kuriuos daug kas nepagalvoja, kad tai įmanoma, bet, nu, žiauriai fainas dalykas. Tai va. Jo, ir suprant, ir va tas, žinai, čia yra labai įdomus kampas, todėl kad, žiūrėk, mes dabar kalbam irgi apie tai, kad ieškoti kitokio kampo, ne visame, ką mes darom. Ta prasme, nebūtinai vadovautis marketingu, nebūtinai vadovautis net ir mūsų nuomonę. Imkite ir bandykite skirtingus dalykus, nes, pavyzdžiui, žinai, vienam yra ChatGPT, kitam yra galbūt Copilotas, ne? Supras, ką tu bandai padaryti ir išsitestuok. Tasme, su visais įrankiais galima išsitestuoti nemokamą dalyką, ne? Ir tada tu pajauti, galbūt interfejsas vienam labiau priimtinas, kažkam yra kitas, ne? Tasme, ir atsirink tai, kas veikia tau, bet realiai geriausias būdas tiesiog imi tą patį promptą arba tą patį kažkokį uždavinį, iššūkį ir eini per visus tos įrankius ir testuoji ir pasižiūri, pasilygini. Tada jau tu žinosi ir tu matysi, kas konkrečiai tau veikia geriau. Nes, pavyzdžiui, irgi yra įdomus dalykas, pavyzdžiui, Gemini'us, ne, Google'o. Tai tarkim, mano Befriend AI organizacija yra ant Google Workspace, ne? Tai dabar, pavyzdžiui, Notebook LM'as yra superinis, vienas iš įdomių use case'ų, kas man labai patinka. Aš įrašinėju savo mokymus, kai vedu audio formatą ir po to įmetu į Google Notebooką ir paprašau transkripto. Ir jisai man padaro beveik kokybišką lietuvių kalbą būtent, transcriptioną, ne? Tai, pavyzdžiui... Šitą platformą gausim transcriptioną. Va. Tas yra žiauriai įdomu. Labai gerai. Ir, žinai, bet, pavyzdžiui, to funkcija nėra įdėkta Gemini'uje, kuris jungiasi į Google Meet'us, lietuvių kalba transcriptionas neveikia. Ir viskas vyksta anglų kalba ir ten tada labai daug dalykų pasiklysta vertime, žinai. Ir tu pagalvoji, nu, tas pats Google'as, vienoje funkcijoje veikia, kitur neveikia. Pavyzdžiui, laiškus gali rašyti angliškai, lietuviškai nelabai. Ir tada prasideda toksai, tai ar tinka ar netinka, ne? Aš žinok, neslėpsiu, visas Google iš manęs funkcijas beveik esu išjungęs. Ta prasme, aš pasibandžiau, pasižaidžiau ir galvoju, okei, kai anglų kalba veikia, tai veikia. Lietuvių kalba ne šią sekundę. Aš turiu Meet'ų savo kompanioną, Otter AI, turbūt žinomas dalykas. Taip. Anglų kalba veikia nuostabiai. Lietuvių, nu, tu gauni kažkokį gibberish dalyką, kur jisai kaip ir matos, kad jis kažką supranta, ką tu šnekėjai lietuvių kalbą Meet'e. Bet galutiniam rezultate yra labai daug netikslumų ir, va, kaip ir tu sakai, pasiklysta tam vertime ir nors tu ką. Žinai, pavyzdžiui, ką aš dabar pradėjau testuoti, aš pradėjau testuoti ChatGPT note-taker. Tai, žinok, visai neblogai, būtent lietuvių kalbos. Aišku, tau visi nautai yra angliški, tas summaries visas, bet kadangi aš visas CRM savo vedu vis tiek angliškai, tai man ne problema. Bet jo, tų įrankių yra labai daug, bet galbūt irgi toksai galbūt patarimas, įspėjimas, kad atsargiai su įrankiais,
realiai tiesiog žiūrėkite, kas už jų stovi, koks yra kūrėjas, ane, ir visi tie nemokami Google Chrome extensionai, ane, pažiūrėkit developerius, pažiūrėkit terms and conditions, pasižiūrėkit, prie kokių duomenų prieina, kad, atsargiai, nes tai yra mūsų asmeninė atsakomybė, Turim nes idėją apie ko? extensionus paminėjai ir terms and conditions. Ir čia va taip va man dabar šovė. Niekas neskaito terms and conditions. Niekas. Mums reikia extensiono į Chrome, kuris tik įėjęs į webą perskaitytų terms and conditions ir tau padarytų red flagus. Wow. Čia būtų epinis dalykas. Ir jį nebūtų sunku padaryti. Ne. Čia epinis dalykas. Žiauriai geras. Ok. Ir čia viskas gali būti Chrome extensions. Aš žinok, tokių idėjų kartais prigalvoju ir va taip tiesiog dalinu, nes pats žinau, kad nedarysiu. Žinai, kaip pas mane yra lygiai tas pats. Aš esu pagal Human Design Manifesting Generator. Ja. Tai man yra prigalvoti idėjas yra labai paprasta. Aš tau duosiu, kad daryk kažką su tuo. Jo, čia buvo irgi va, tokia viena mintis, kai aš vieną kartą turėjau tokią savaitę, kur buvo labai daug įdomių tokių, žinai, kai tu turi praeiti kažką, kas iš skirtingų pusių tave taranuoja iš tuo pačiu apie tą pačią temą, bet iš skirtingų vietų, žinai. Tai ten buvo apie mirtį viskas. Ta prasme, ten pašarvojimai visokie ir man gimė verslo idėja sukurti naują laidojimo konceptą Lietuvoje. Ok. Ta prasme, ir aš draugam pasidalinu, sakau, blemba, žiauriai įdomu, nesu tokio bairio girdėjęs. Tai va, jeigu kas nors nori sugalvot prisidėti, tai let me know, susisiekit. Turiu labai gerą biznio planą. Aš sakau, čia galima prigalvoti, tik tais reikia produktyvę diskusiją turėti su žmogum, kuris vat irgi turi fantazijos. Ir va tada tos tokios idėjos vat ima ir ateina. Jo. Tokios labai. Čia žinai, vat, toks irgi vienas, ne tai, kad iš failų, bet buvo žiauriai įdomu vieną kartą. Karjeros prasme tai buvo failas, nes aš nuo tarptautinių organizacijų nuėjau į labai mažą nišinę šeimos įmonę. Čia buvo 20 metai. Ir su intencija, kad mes turėjom sugalvoti naują konceptą, naują produktą maisto pristatymui į namus. Okay. Ir tuo metu, ten turbūt maistą tuo metu tik tai Čilekas išvežinėjo, turbūt vieninteliai Lietuvoje, nes, buvo per brangu ir neapsimokėjo visiškai. Ir nebuvo tos kultūros maisto užsakinėjimo į namus dar. Tai aš atsimenu, ne mes sugalvom pavadinimą, jis jau buvo Maisto manija. Ir mes, kai atėjom ir pradėjom dėlioti konceptą, tada mes dviese su labai gera draugė jį pakeitėm iki tiek, kad mes sakėm, kad tai bus nepriklausomų maisto kūrėjų, ta prasme, ne tinklų, o tarkim, kurie turi maks 2 vietas, mieste, sakykim, bet mes atsirenkam, tarkim, pagal skirtingas kategorijas, tarkim, nežinau, jeigu yra ten kibinai, yra 2 tik tai vietos, žinai, sušiai, ten picos ir dar kažkas, visų po 2, bet visi tokie artisaniniai, tokie homemade, labai kokybiški ir visa kita. Ir kad tuo metu problema buvo, kad nebuvo to maisto pristatymo į namus. Ir mes sakėm, būtų didelis toksai kaip furgonas, kuris važinėja po verslo centrus. Ir tu galėtum per appsą, 20 metais per appsą, žinai, užsisakyti ir susimokėti pagal kreditus į priekį. Ir tu ateini ir be jokios eilutės pasakai numerį ir tu gauni savo davinį, žinai, tokį. Geras. Tai, žinai, ir po to atsirado Ubericai, žinai, visi ir visa kita. Ir tu kai supranti, kad kartais tos idėjos tiesiog ateina, bet yra labai įdomus TED Talkas Elizabeth Gilbert apie tai, kaip ateina idėjos, ne? Ir jinai yra labai gerai pasakius, kad jeigu atėjo idėja ir tu jūs nieko su ja nepadarysi, tai idėja tai kažkam kitam. Čia ne ego reikalas, čia tiesiog mes esam laidininkai, ne? Su dienom, su filmais, su viskuo yra lygiai tas pats reikalas. Tai yra įdomus procesas, kai tu tą matai, kai tai iš tikrųjų vyksta. Šiaip žiauriai geras. Ir žinai, mes nepaminėjom vienos svarbios temos, kurią pradėjom pradžioj, kurią ankstesnę mūsų pokalbį turėjom. Tai visgi, AI jūs dar tik atims mūsų darbus, ar jau tai daro? Žinai, aš manau, kad jisai jau atiminėja darbus, kurių nebūtinai mums reikia dirbti, ne? Ir tai yra labai didelis pliusas, ne? Ir aš manau, kad jisai lygiai taip pat pagal visas, sakykime, tas prognozes, kurias aš irgi matau, jisai jau yra sukūręs belekiek darbų. Bet jisai net nesukūrė darbų, jis sukūrė įmones. Ne? Ir galbūt aš manau, kad tiesiog aspektas, ką mums reikia pažiūrėti, kad anksčiau mes labai vertinom įmonės, kurios yra didelės žmonių skaičiumi. Dabar mes vertinsim įmonės, kurios yra optimizuotos.
ir realiai tu jau gali turėti, vienas žmogus gali jau turėti 1 milijono pelną. Jau Laisvai. taip yra pasauliniu mastu, ne? Tai tiesiog aš manau, kad su AI pagalba mes į tai, ką mes darom, galim pažiūrėti visai kitų kampų. Tai ir su tuo ateis ir iššūkių, ir galimybių. Tai dabar klausimas, ką tu rinksies vat, kitaip pasižiūrėti, yra vat, mūsų rankose. Aš per mokymus irgi mėgstu rodyti tokią nuotrauką, yra Fiverr viena geriausia turbūt AI generatyvinio AI metu paleistų reklaminių kampanijų, kur yra, nežinau, ar tu matei, yra žmonės, kurie šypsosi ir didelis plakatas ir angliškai parašyta AI took my job. Ir mažu Ne, gal. šriftu yra parašyta to the next level. Ok. Ne, jo, took my job ir tada mažom raidėm to the next level, ane? Ir čia yra ta labai gera dviprasmybė, ane? Mes galim būti tam aukos vaidmenį ir sakyt, o, iš manęs atims darbą ir čia dabar eisiu ir verksiu, žinai, ne, ir čia dabar gailėkitės manęs. Arba tu gali sakyt, okei, yra tikimybė, kad AI atims tai, ką dabar darau, tai tą žinant, tai ką aš su tuo darau? Aš galiu imti, apsimokyti ir daryti daugiau, ir daryti įdomiau. Nes, pavyzdžiui, viena pirmųjų, atsimenu, buvo garsių tokių istorijų, kai ten media labai norėjo rasti, tipo, kad AI atėmė darbą. Buvo amerikietis developeris ir jis nuėjo, tipo, dirbti į Starbucksą, ten, žinai, baristą. Ir jis, tipo, o, mano visas edukacija, ten mokslai ir visa kita yra šunint uodegos. Tai yra šunint uodegos, nes tas žmogus paleido tai į klozetą realiai. Bet jeigu jisai būtų atsisėdęs ir turėdamas visas tas developerio žinias, Mindsetą, žinias, jo. mindsetą, ta prasme, ir perėjęs į visai kitą lygį, jis būtų nesustabdomas. Jep. Bet tai yra tinginystė. Aš, pavyzdžiui, aš dabar einu iš proto, nes man, žinai, vat, žmonės klausia, kodėl AI mokymai ten 2-3 kart brangesni negu visi kiti mokymai rinkoje. Todėl, kad mes pastoviai turim mokytis nuo nulio. O jo. Ta prasme, naujas modelis išėjo ir Niekas net viskas. nesupranta to dalyko, tai žinai, čia buvo, va, aš atsimenu, turėjau gruodžio 11 mano buvo sezono uždarimas, paskutiniai mokymai ir po to sausio 11. Ir aš 3 savaitės atostogų net nieko net internete nežiūrėjau. Tai aš po to žaliavau, kai man reikėjo ruoštis naujai mokymų grupiai, nes, žinai, pagrindas yra tas pats. Bet, pavyzdžiui, ant kiek yra pasikeitę tų dalykų, tai yra kosmosas. Kosmosas. Tas pats ChatGPT, atsimenu, tada, kai jie turėjo tą 12 Days of Christmas paleidę savo akciją ir tu sėdi ir tu galvoji, hebra, gal sustokit, nes nebeįmanoma sužiūrėti visų pokyčių ir naujų kažkokių dalykų ir visą kitą, žinai. Ar jau bandėjai ChatGPT agentą? Nežinok, aš dar nebandžiau, nes aš dabar irgi tokiam esu atostogų vaibė ir mačiau, kada čia gal tik tai prieš 2 dienas, kad atsirado ta galimybė, pas mane yra Teamsų planas, kad išbandyti, tai dar nebandžiau. Man irgi išmetė notificationą vakar, iš tikrųjų tik įsijungiau, nes gal kokią savaitę nuo ChatGPT ilsėjausi. Tai išmetė ir taip, later. Tai dar ir pats nesibandžiau, bet kelis trumpus video apie tai žiūrėjau, tai žmonės plius minus, kaip suprantu, patenkinti, bet aš kaip visą laiką mėgstu pats susidaryti įspūdį, tai dar stengiuosi nekomentuoti. Iš tikrųjų dabar jau beveik 1,5 valandos šnekam, wow, greitai tas laikas praėjo. Turiu kelis blitz tokius paprastus klausimus. Okay. Pokalbio pabaigai ir vat kaip tik gal dar ir nuotaikai pasikelt darbo dienai pasibaigt. Tai visgi, kaip galvoji, AI yra draugas ar priešas? Draugas. Ar CV šią sekundę yra svarbiau, ar portfolio? Portfolio. 100% nuotolinis darbas. Ateities iliuzija ar realybė? Realybė. Čia priklauso nuo pozicijos, bet aš nuotoliu dirbu nuo 16 metų. Nu, su pertraukom, ta prasme. Tai... Ir tada daugiau samdyti žmonės ar visgi automatizuoti? Aš manau, kad reikia automatizuoti, ką galima ir samdyti teisingus žmonės su teisingu mindsetu prižiūrėti procesui. Ok, ir tada vyšnia ant torto, nes labai labai tinkamai atsakėjai į sekantį klausimą. Jei AI galėtų samdyti žmonės, ar pasamdytų tave? Manau, jisai būtų pasimetęs su tuo, ką aš galiu daryti. Bet aš tikiuosi, kad taip. Aš norėčiau tikėti, kad taip. Nes žinai, koks yra dalykas, kad mano darbiniai patirti yra buvę atveju, kai aš netitikau kriterijų, kurie buvo reikalaujami darbui, bet darbą aš gavau dėl to, kad galbūt buvo teisingas ir toks autentiškas
nuoširdumas ir sakant, žiūrėkit, aš tų dalykų nemoku, bet aš noriu išmokti, ne? Ir vat tas yra labai labai svarbu, e, nebijoti parodyti, kas tu esi, net jeigu tu ir nemoki kažko. Tai, nes supranti, kas yra su AI, kad jisai tai žiūri į data, Mhm. į duomenis. Iššūkis, pavyzdžiui, su atrankom ir AI, kad, tarkim, geriausi žmonės, su kuriais man yra tekę bendrauti, talentai, tie pasyvūs talentai, kurie neieško darbų, jų LinkedInas yra tuščias. Ne, tai jų net nerastų. Jų sivekai yra potuščiai irgi kreivi šleivi, ne? Tenai nėra visų tų keywordų, kuriuos sudeda žmogus, kuris ant su ChatGPT padaryk mano CV. Nėra to. Tai mums reikia tiesiog suprasti, kad mums reikia pradėti komunikuoti apie save viešoje erdvėje teisingą informaciją, nes AI-us iš esmės skanuotų ir rinktų visą informaciją. Tai čia toks būtų patarimas. Po mūsų pirminio pokalbio, kai susipažin buvom susiskambinę, tai aš vakar buvau prisiloginęs į LinkedIną. Ir radau iš tikrųjų gal 20 žinučių. Tai čia, žinai, yra LinkedInas, aš pasakysiu labai taip. Ta prasme, aš žinau, kad, žinai, man kaip žmogui, kuris sėdi rekrutmente arba buvo rekrutmente, man tai yra įprotis kiekvieną dieną būti LinkedIną, ne? Bet kai aš pradėjau žiūrėti AI-aus reikalus, tai aš labai priėmiau strateginį dalyką ir aš atsisėdau ir peržvelgiau savo feedą, visą, ką aš gaunu. Aš unfollowinau, ištryniau labai daug žmonių iš savo networko, kurie buvo labai negatyvus, netinkami arba yra pasenęs, nebetinkamas turinys tam, kur aš esu. Ne? Ir tada ką aš padariau, labai tendencingai pradėjau followinti tuos žmonės, kurie man yra svarbus. LinkedInas yra pilnas nemokamos informacijos. Visa tai, kas pradėjo mane užvedė ant kelio ir aš pradėjau domėtis AI, atėjo per LinkedIną. Tu atrandi, kažkas pasidalino guidelinesų kažkokiu, ten mokymų, ten tuo, nuo, ir tai yra, žinai, go down the rabbit hole, ne? Tai ne per YouTube, ne per TikToką, o ten yra labai daug turinio. Ir jeigu tu turi kitokią nuomonę, jeigu tu nebijai išsakyti savo nuomonės, jeigu tu nebijai pakomentuoti, tau nebūtina rašyti savo straipsnių, bet tu gali reikšti savo nuomonę per tas temas, kurios tau yra aktualios ir tave pradės matyti. Aš ateinu, pavyzdžiui, į meetupą, prie manęs prieina žmogus sveikinas ir pasirodo mes esam susijungę, aš tiesiog net nebeatsimenu. Ne? Ir mes nežinom, kiek mūsų mato, nors mano followingas yra mažas ir manęs tikrai nėra, kad ten milijonai matytų peržiūrų. Nėra to. Tai čia yra labai, ypač turinio kūrėjui, aš manau, kad tikrai verta svarstyti tokį dalyką. O gerai, turi bonus, visiškai bonus. Kaip galvoji, ar AI jau dabar turi mūsų kiekvieno kažkokį kredito balą, kažkokį reitingavimą, kaip vartotojo? Supranti, kas yra? Europos Sąjunga tai yra nelegalus dalykas. Mhm. Tai šiaip neturėtų to būti. Ne? Dėl ten, kad Kinija ir Rusija tą turi, tai aš manau, kad taip. Ne? Yra akivaizdžių labai pavyzdžių. Bet Europos Sąjunga, džiaugiuosi, kad šitą dalyką yra draudžia. Tarsi, AI-aus aktas tą draudžia. Ne? Tai tas social score'as vadinamas. Tai aš nesu domėjęsis tiek, kad galėt pasakyti, kad to tikrai nėra, bet tai pažeistų AI-aus aktą. Okay. Šiaip ačiū tau labai, Dovydai, buvo žiauriai įdomus pokalbis, nežinau, kaip tau pačiam. Aš turiu vienintelį dar klausimą, kada tavo artimiausi mokymai, jeigu žmonės norėtų sudalyvauti, ar iš vis tokia galimybė būtų? Tai žinok, dabar koks yra dalykas, kad aš ilgą laiką dirbau tik tai su įmonėm ir dabar kaip tik paleidinėsiu rugpjūčio viduryje tuos tokius atviruosius mokymus, bet tai bus 6 savaičių kaip ir testinė tokia grupė. Tai nežinau, kada išeis podcastas gyvai, bet jeigu ką, galėsim įdėti irgi informaciją, pasidalinti. Šią savaitę, žinok, planuoju papublikuoti. Noriu greitą turnaroundą turėti, kaip ir kažkada kalbėjom, kad svarbu atviras pokalbis, kuo mažiau iškarpytas iš mūsų šios dienos konteksto, tai turbūt reiks iškirpti tik tai žmogų atėjusi pro duris. Visa kita, man atrodo, yra labai gera informacija, faina žmonėm tiesiog pažiūrėti į AI iš softinės tokios kitos pusės. Taip. Tai man atrodo viskas labai labai super. Liuks. Tai va, ir žinai, ir aš dar galvoju, bet ateityje, aš turiu labai tokią konkrečią idėją dėl kokių mokymų aš noriu, tai aš juos vadinu becoming headhuntable. Prasme, tai padėti žmonėm, kurie ieško darbo, susitvarkyti darbo paiešką kitų kampų su AI-aus pagalba, nedarant tų klaidų, kurias daugiausiai matau žmonės darant. Nes jeigu jūs paprašysit ChatGPT padaryk mano CV-ką,
ne nuo to galo mes pradedam. Tai ir tada, nes dabar, beje, visi sivekai atrodo vienodai. Tai O jo, čia taigi yra dabar didelė kiek problema. platformų yra? Taip. Yra lietuviškų, yra angliškų, tai iš vis tų platformų yra belekiek. Ta Jo. prasme, aš vienu metu net turėjau mintį, kad gal paleisti platformą, kuri darytų nestandartinius sivekus per kažkokius klausimynus ir portfolio talpinimą ir kitaip net nedarytų. Jei neužpildai visko, niekur negauni. Taip. Nebus pasėtina. Bet tada galvoju, ne, nenoriu. Čia yra žmogaus patirtis, mano požiūriu, žmogus pats turi apie save papasakot. Ir aš esu kažkada, nežinau, gal knygai perskaitęs, gal kažkokiam YouTube video girdėjęs ir man ta frazė pastoja galvoj sukasi, kad arba papasakok apie save pats, arba kažkas papasakos kitas. Mhm. Tai aš kažkaip galvoju, kad žmonės patys turi kurti savo istorijas, per laiką keičiasi tiek specialybės, tiek patys žmogiškieji bruožai, tiek mokėjimas pristatyti save. Tai aš kažkaip galvoju, kad jo, šitoje vietoje sivekus žmonės galėtų rašytis patys. Suprantu, kad ne visi yra super raštingi. Matai, yra tiesiog kas, pavyzdžiui, didžiausia iššūkį, kurį aš matau, kalbant apie CV ir tą darbo patirtį, kad dažnai tie sivekai yra tiesiog tavo darbo aprašymo rezultatas, tas copy-pastas, o ne pasiekimai. Aišku, yra pozicijų, kurios yra konfidencialios ir tu negali tų dalykų minėti, bet vienaip ar kitaip mums reikia, žinai, aš labai mėgstu tokią frazę, kad yra labai didelis skirtumas, angliškai tai labai skamba gerai, whether something was created with AI or by AI. Mhm. Ir tai yra labai Labai du didelis skirtingi skirtumas. dalykai. Labai. Tai prasme, tai realiai aš labai mėgstu tą procesą, kad padaryti taip, kad tu duodi visą informaciją apie save, ką tu dirbai ir leidi AI įvertinti, kurie yra svarbiausi aspektai. Nes tu negali įvertinti, kas yra svarbu, ne? Mhm. Bet tiesiog nereikia daryti šabloninių sivekų pagal darbo skelbimą. Reikia žiūrėti pagal savo patirtį, o ne pagal darbo skelbimą. Nes, dabar darbo procesai tie atrankų yra kosminiai. Ta prasme, aš net neįsivaizduoju, kaip tai yra sudėtinga, kai viskas yra tobulai tobulą. Aš manau, Tai kad yra... kuo daugiau klaidų, tuo geriau. Tai dabar yra daugiau žmonių netgi viešoje erdvėje daro klaidas specialiai. Ir aš tą darau. Ypač kai titrus dedu savo TikTok videkuose, nes yra du dalykai. Pirma, palieki žmogiškai faktorių, parodai, kad nesitobulas ir nebijai klyst. Ir Taip. kartais sąmoningai palieku, kartais nesąmoningai palieku, nes galbūt nematau ten, žinai, pats per skubėjimą ar dar kažką, bet iš esmės ir engagementą didina. Nes atsiras gudruolių, kurie sakys, o tai tu čia parašysi klaidą. Ačiū tau. Taip. Aš mokymų skaidrės irgi tą patį bairį naudoju. Ir tiesiog žmonės irgi kai kurios dalykus netgi gali ir atsiminti labiau, jeigu tu užakcentuoji su klaida kažkokia. Tai aš netgi esu matęs reklaminių kampanijų viešų, kur ten stendai būna, žinai, irgi su krūva klaidų specialiai. Nes tada visi, kokie durniai. Žiūrėkit, koks per marketingas, ne? Nepragalvotos. Čia, žinai, geras pavyzdys yra, kai buvo šitas Game of Thrones Starbucks puodelis, ne? Tai pagalvok, pro kiek žmonių tai turėjo praeiti specialiai. Ir, tikrai nepamatyt, come on, netikiu, tai žinai. Tai, liuks, tai šiaip klausyk, žiauri faina, aš manau, kad čia, žinai, dar temų gali būti kokiam 5 minučių į priekį, žinai. Belekiek. Bet tame yra, kad, tai gal ir parodo, žinai, kad niekada nebūkit strigę vienoje vietoje, ne, ir bandykite tas skirtingas terpes, nes tada mes ir tampam įdomesni iš to, kad tu bandai vieną, pabandai kitą ir tada tu, bet yra kur tas angliškas posakis, kad the master, kaip tenai, toks tas angliškas posakis, kur the master of one is better than the master of none. Jo, master of everything, ten yra du labai panašus. Jack of all trades. Ja. Bet realiai mažai kas žino visą frazę. Čia lygiai taip pat kaip curiosity killed the cat, ne? Nes atrodo, kad negatyvus yra, negatyvi frazė, bet pilna frazė yra but satisfaction brought it back. O Jack of all trades yra, kad yra better than kažkaip focus of one, but in most cases is better than focus of one. Kažkaip ten, žinai, irgi sumalta, kad kartais geriau turėti platesnį matomą ir būtų generalistų, negu tiesiog vienos ryties profų. O pilna frazė taip ir skamba, Jack of all trades, master of none. Paprastai. Ne, bet yra tęsinys.
The Įvesk, figure of speech. įvesk pilną full phrase, tu prasme, tai nėra pilna frazė. Va. A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than monster of one. Master Taip. of one. Master of one. Tai Nice. va, ir čia tas yra, ta prasme, kad mes turim kažkokius dalykus, ant kurių esam užaugę, bet jie nėra, jie išimti iš konteksto yra. O tai pakeičia visiškai supratimą. Nu. Bet čia aišku galima įsiplėsti, aš per daug irgi jau nebekabinsiu ir paleisiu toje vietoje, bet iš esmės tai tik parodo, kaip svarbu yra kontekstas, kuriuo mes vadovaujamas, kurią informaciją pateikiam tiem patiem AI įrankiam ir kad nėra, kad visus faktus reikia tikrinti, ne? Nes visi kažką išgirdo, galvoja, kad tai yra tiesa, kad tai yra pilna informacija, pilnas paveikslas, bet panašu, kad ne visada. Gerai, Dovydai, ačiū tau. Stabdau rekordingą. Sveikinu tuos, kas pažiūrėjo iki galo. Jei patiko šis video, būtinai palikite komentarą. Parašykite, kad patiko, pateikite savo pasiūlymus ir labai, labai, labai to lauksiu. Na ir žinoma, užprenumeruokite, nes ateityje sulauksime dar daugiau įdomių pašnekovų.